nešališka jaunimo iniciatyva, kurios pagrindas yra žinau.lt rinkimų stebėsenos platforma, kurioje galima užduoti kiekvienam kandidatui klausimą. Kandidatas galima surasti iš kiekvienos apygardos, o taip pat kandidatuojančios sąraše. Ir uždavus klausimą, jums elektroniniu paštu ateis atsakymas, kada kandidatas jį atsakys. Žinau.lt platforma veikia kartu su Andriaus Tapino iniciatyva Balsuok atsakingai. Ir šios dvi iniciatyvas organizuoja debatus visoje Lietuvoje, kiekvienoje vienmandatėje apygardoje. Vakarinė apygarda iš viso kandidatuoja 8 kandidatai. Šiandien pas mus dalyvaus tiktais 4. Keli kandidatai atsisakė dalyvauti arba negalėjo atvykti. Plačiau apie debatų eigą pristatys mūsų moderatorius. Tai yra Delfi.lt portalo žurnalistas Mindaugas Jackevičius ir kartu jam žodį. Vakarą. Galbūt mane gerai girdite ir aš kalbėsiu be mikrofono, ir bus kur kas natūraliau. Tai sveiki atvykę panevėžiečiai, jūsų matau nelabai šiandausiai, bet penktadienio vakaras ir turbūt žmonės pasirinko laisvalaikį kažkaip leisti kitaip. Ir šį vakarą sveikinuosi su kandidatais vakarinės apygardos, su to ketvirtoku, kuris išdrįso ateiti, kuris sutiko ateiti, kuris skyrė savo laiką. Ir juos visus pristatau, tai Arvydas Anušauskas, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Gintaras Simutis iš Lietuvos liberalų sąjungos. Donatas Degenis, atsiprašau, Socialdemokratų partija. Šis nepriklausomas kandidatas, bet rinkimus įrantis Valstiečių ir Žaliųjų sąjungą. Šiandien mes kalbėsime apie pusantros valandos. Pirmoje debatų dalyje kandidatams aš užduosiu klausimus, jie diskutuos tarpusavyje, o antroje dalyje suteiksiu galimybę paklausti visiems panevėžiečiams, kad galėtumėt užduoti klausimus ir tai, kad kandidatai atsakytų į tuos klausimus, kurie jums rūpi. Na to, aš negaiždamas laiko pakviesiu iš pradžių visus kandidatus prisistatyti, prisistatymui skirsiu pusantros minutės, tai galite pasakyti rinkėjams, kas jūs esate, kodėl jie turėtų balsuoti už jūs, kurios temos jūs domina ir panašiai. Tai nežinau net nuo kurių pradėti, tai gal pradėsiu šį kartą nuo jūsų, mane Šileiki. Labadiena visiems. Labadiena visiems. Ar bent mikrofono geriau būtų? Reikia mikrofono. Tiesa, įrašas, ne? Atsiprašau. Pirmiausia, tai labai dėkingas jūsų šauniai jaunai komandai už pakvietimą dalyvauti. Esu Gintaras Šileikis, gimęs Antano Smetonos dvare, Užulenyje ir nuo 5 metų esu panevėžietis. 55 metai, nepartinis, bet dalyvauju rinkimuose Lietuvos Laisvės sąjungos liberalų sąraše ir mano labai aiškus konkretus šūkis už didįjį Panevėžį, tai kad vieną stiprų didįjį vienetą turėtume kartu mes turėti ir siekti labai puikių rezultatų miestui. Ačiū Jums. Dėkui. Suvėdė laiko. Anušauskas. Ačiū. Aš nežinau, čia sėdint ar stovint. Galit sėdėti ir reformą. Gerai, ačiū. Na, šiandien jau man antri debatai, treniravausi Tarptautinių santykių institute ryte ir bendras toks prisistatymas, kadangi čia susirinko labai motyvuoti žmonės, visi jau žino, už ką balsuos. Ir man labai smalsu, aš pasinaudosiu savo tą minutę, man labai smalsu, ar yra čia žmonių, kurie dar nežino, už ką balsuos. O, 4. Ne, 5, 6, 7. Va. Tai yra dėl ko kovoti. Taip, va dėl 7 paskui po debato paklausė, man pakeitė, ar žino, už ką balsuot. Aš esu istorikas ir aišku didžiąją gyvenimo dalį dirbau istoriku, rašiau knygas, nes aš manau, kad kūrybinis darbas, mokėjimas parašyti, išaiškinti savo mintis ir politikui yra reikalingas. Tai kas skaitė mano knygas, dažniausiai politikai jų neskaito, bet visi kiti skaito. Tai 20 amžiaus slaptieji archyvai, Lietuvos žvalgyba, teroras, aš manau, ir šiaip jau esu iškeltas Tėvynės sąjungos Panevėžyje, kadangi
kaip žinia, praėjusius rinkimus Tėvynės sąjunga pralaimėjo. Tai mes stengiamės atkurti ir dešiniųjų jėgų pozicijas būtent Panevėžyje. Ačiū. Ponas Degenis. Labas vakaras, gerbimieji rinkėjai. Labas vakaras, dalyvaujantis čia šioje salėje, efektyviai stebintis mūsų internetu. Esu Donatas Degenis, man yra 32 metai, esu iškeltas Lietuvos socialdemokratų partijos vakarinėje apygardoje. Kandidatuodamas į Lietuvos Respublikos Seimą siekiu pakeisti mūsų valstybės strategiją ir viziją. Siekiu tai, ko nepavyko padaryti kitiems. Tai yra, kai žmonės manęs klausia, kodėl niekas nepasikeitė per tiek metų, aš visada sakau, nes mes renkame visada tos pačius. Kviečiu jūs suteikti man šansą ir aš manau, kad po 4 metų nereikės debatų, jūs žinosite, ką rinktis. Ačiū Jums. Labas vakaras, visiems įsivaizduojams, žiūriu prie šitos kalno iš 4-3 esame istorikai. Viktoras Šileikis, Arvydas Anušauskas yra. Istorikus galima skirstyti į kelias kategorijas. Vieni, kurie mokos istoriją, kurie mokina istoriją, kurie daro istoriją ir ketvirti, kurie pridaro istoriją. Be abejo, paėmus būsime iš tų 4, tai spręsti jums. Esu gimusi ir užaugęs Panevėžyje, tai yra mano gimtas miestas. Tai yra mano ta teritorija, už kurią aš kaip ir kiekvienas Panevėžys labai serga. Tai yra mylimiausia mano vieta Lietuvoje ir visam pasaulyje. Šiaip aš 15 metų esu patirtas specialiųjų tyrimų tarnyboj, tai būtent politinė korupcija ir politika esu matęs ne iš knygų, ne iš televizijos ekrano, realiai kaip jinai atrodo. Esu politika tam, kad sudarytų alternatyvų pasirinkimui ir kad būtent toje alternatyvoje atsirastų tam tikrą konkurenciją, kuri priverstų sujungti tą sąstingį, kurį dabar šiandien turime. Ačiū kandidatams, kurie ką tik prisistatė. Norėjau pastebėti, kad 4 kandidatai - Alfonsas Petrauskas, Tadas Labutis, Artūras Juškauskas, Justiktas Ščinga debatuose atsisakė dalyvauti arba į juos atvykti netvyko, taigi dėkoju jiems, kurie esate čia. Ir noriu pastebėti, kad mūsų transliaciją galima stebėti Facebook transliacijoje ir taip pat ji bus parodyta Delfi TV, Delfi portale bus galima kitą savaitę rasti. Na kągi, aš norėčiau pradėti klausimų atsakymų sesiją ir dabar, kai turėsite pusę minutės išsakyti savo mintimis, tai pirmas klausimas, kaip stabdysite emigraciją, ir šį kartą pradedu nuo kitos pusės, nuo pono Ulšio. Pusę minutė jūsų mintims, kaip stabdysite emigraciją, jeigu būsit išrinktas į Seimą, o gal nestabdysit, galbūt tai nėra problema. Pirmas dalykas yra tai, kad man atrodo, kad žmogus... Arba jūs šnekėkit garsiai, arba padėkit mikrofoną, čia nieko nesigirdi, burbuliuojate. Prašysiu savanorių komandos, gal kažką pavyks padidinti garsą. Ne, gal toliau. Arba ar jis nesigirdi? Ar šalia girdisi kitiems? Girdisi. Jeigu salė daugumos girdisi, tai bandykim pradėti jūsų laikas. Iš tikrųjų, emigracija viena iš didžiausių problemų. Ir žmonės bėga iš šito krašto, todėl kad nesijaučia reikalingi. Tai pirmas dalykas, ką mes turime padaryti, tai atstatyti pasitikėjimą valdžia. Žmogus turi jaustis, kad jis yra čia šeimininkas. Būtent turi pradėti galioti konstitucijos straipsnius. Lietuvos valstybė kūrė tauta. Būtent nuo šito dalyko tada prasideda ta atsakomybė ir noras būti čia. Tai mano politikoje pirmą padaryti šitą žingsnį. Antras dalykas yra, aišku, ekonominės sąlygos. Nes žmogus vis dėlto jis ieško kur geriau. Tas atlyginimas, kuris gauna, jį be abejo netenkina. Tos sąlygos, kurios gyveno jo šeimos, irgi netenkina. Tai vienas dalykas, mes turime aiškiai suformuoti valstybinę šeimos politiką, kad šeimos, kurios turi vaikų, jos neskurstų, jos būtų čia vienaip ar kitaip globojamos valstybės. Antras dalykas, dėl naujų darbo vietų kūrimo. Iš tikrųjų, mums tai yra labai svarbu. Mums labai svarbu, kad darbinės pajamos nebūtų taip apmokestinamos, kaip dabar yra apmokestinamos. Mums reikia kalbėti apie neapmokestinamą pajamų dydį, ar jį nereikia padidinti. Visų pirma, mes turime sukurti sąlygas tam, kad žmogus jaustųsi orus šitoje valstybėje ir norėtų čia būti ir norėtų, kad
būtų jau ilgai. Ačiū, aš leidau kalbėti po šių minutę ir kitiems taip pat leisiu kalbėti minutę, nes tai yra be galo plati tema ir šiai temai buvo numatyta skirti minutę. Aš tiesiog sklaidinu sakydamas apie pusę, tai ponas Degenis. Mes labai daug dėmesio skiriam migracijos temai. Iš tikrųjų, noriu pasakyti jauniems žmonėms, važiuokit, pamatykit pasaulį, kad visada norėkite grįžti čia atgal. Įgaukit patirties. Pamatykit. Reikia pasisemti patirties, pasisemti naujų idėjų. Iš tikrųjų, tam tikra migracijos dalis yra gerai. Ar mes kalbėtumėm apie jos didelius mastus, tai kas tai skatina, reikėtų tai laikyti. Šalia manęs sėdi du Seimo nariai, kurie turėjo 4 metus kažką padaryti, kad jūs nenorėtumėte išvažiuoti iš Lietuvos. Ką jie padarė, nežinau, bet ką jie žada vėl iš naujo, mes dabar puikiai girdime. Pagrindinis vienas dalykas, mes turime sukurti socialinį gerbuvį. Tai yra padaryti labai paprastą dalyką, kad jums būtų palengvintos sąlygos įsitvirtinti čia, Lietuvoje. Tai pirmo būsto įsigijimas, tai yra studijos, kurios būtų prieinamos visiems. Tai yra galimybė siekti to, ko jūs norite. Ačiū, ponas Anušauskas. Ačiū. Šalia manęs taip pat sėdi dar ne Seimo narys, bet pradžiamoksliai visada yra vietos, yra valdantis, yra opozicija. Mes esame opozicijoje, tai yra sprendimai ne mūsų rankose. Todėl mes siūlome dabar tuos sprendimus, apie kuriuos galima kalbėti, ir jeigu kalbame apie emigraciją, priežastys yra tame, kad pirmiausia, dauguma tarp emigrantų yra jaunuoliai, nerandantis darbo čia. Tai žinoma, kad daug kas prasideda nuo švietimo reformos, nuo to, kad žmogus čia baigęs mokslus, aukštąjį mokslą, turiu galvoje, susirastų pagal profesiją darbą. Rengimas diplomuotų žmonių, negalinčių susirasti darbą, tai tiesiausias kelias į emigraciją. Tai yra jaunimo nedarbo prielaidų mažinimas, aš manau, sudaro ir sąlygas emigracijos mažėjimui. Ačiū ir ponas Šileikis. Taip, mėly bičiuliai, arčiau žemės, tai konkrečiai kalbant, Panevėžio miestas ir regionas, kodėl aš už didįjį Panevėžį, todėl kad manau, kad Panevėžio miesto ir rajono vienas administracinis vienetas turėtų būti, tada būtų didesnė galimybė turėti projektus bendrus, tarkime, labai konkretų siūliau, Panevėžio Pajuostės oro uostas karinis, įspūdinga infrastruktūra, gera infrastruktūra, belieka tik tais padirbėti, jog atvyktų pas mus verslo žmonės ir kaip vieną iš tokių galiu pasakyti, vienas iš pradininkų buvau, kada buvo pakviesti norvegai į Panevėžį ir aš manau, kad dirbant pakankamai intensyviai su ambasadomis, verslo struktūromis, pasikviesti skandinavus tikrai yra pakankamai neblogos galimybės. Lygiai taip pat kaip ir rajone, žinome, įkurta yra zona laisva ekonominė, bet ji kol kas negyva. Ir manau, kad galėtume čia, Panevėžyje, puikiausiame sankryžos kelyje, Rail Baltica, Via Baltica, oro uostas, turėti didžiulę galimybę verslo plėtoti. Ačiū. Ačiū. Tema iš tikrųjų labai aktuali Panevėžiui, nes Panevėžys yra tarp didmiesčių vienas labiausiai emigravęs. Klausimas salėj, kiek iš jūsų draugų, kas turi artimųjų, kurie yra šeimos narių, kurie emigravę, galite pakelt rankas, kad susidarytume vaizdą. Pusė maždaug. O yra kandidatų keliančių. Taigi galimybė replikoms reaguoti vienas į to pasisakymus. Iš to, ką aš girdėjau, tai viena iš minčių sujungti miestą rajoną, kad tai būtų vienas administracinis vienetas. Kita socialdemokratų atstovas minėjo, kad būstas lengvaitis, kad žmonės supažintų. Ponas Anušauskas akcentavo švietimo būtinybę. Galima? Žinoma, galite replikuoti vienas kito mintis. Iš tikrųjų, mes irgi panašiai kalbam apie regioninį centrą. Tai yra, jeigu kurių darbo vietas, tai regioninis centras Panevėžys vis dėlto vienas iš 10 regioninių centrų. Žinoma, tai kažkiek pristabdyto emigraciją. Tačiau būkim vis dėlto realistai, tol, kol nesusilygins darbo apmokėjimas, trauka bus milžiniška. Mes turim konkuruoti šitoje vietoje su kitomis šalimis, kuris turi geresnės gyvenimo sąlygas, kurias kūrė jie gerokai ilgesnį laiką. Ponas Rupšys norėjo replikuoti. Kolega bandė vienaip ar kitaip pasakyti, kad 4 metus buvome Seime.
iš tikrųjų vis dėlto galų gale turėtų prisimti atsakomybę būtent konservatorių partija ir socialdemokratų partija už tą situaciją, kokia yra valstybėje. Tai, kad mes 800 tūkstančių praradom savo piliečių, tai dėka būtent tų dviejų partijų vykdomos politikos. Tai tą išdrįs turėtų padaryti kiekvienas. Antras dalykas yra tai, jeigu politikoje kiekvieną sykį kaip Feniksai pakils tokie kaip Zuokai, kurie teisti už gerus darbus, tai be abejo mes tikrai nesukursime tos aplinkos, kurie norėtų žmogus čia būti. Aš tik pasėdėjimas, ponia Rupšy, jūs taip pat buvot Seime. Taip, aš buvau Seime ir prieš 4 metus aš buvau išrinktas kaip pats save išsikėlęs. Tai galėjote dirbti taip pat kaip ir tie, kur buvo opozicija. Tai lygiai tas pats tai, kad iš savo pusės aš viską dariau, kad būtent nesudaryti sąlygų, kad žmonės iš čia ateitų. Ir mes kalbame apie teisingą valdžią. Tai kaip gali žmogus jausti teisingą valdžią, kai Seimas paliečiamas ir turime baudžiamosios atsakomybės? Ačiū, jūs dabar replikuojate, aš paprašysiu duoti kolegai Jegeniui. Aš labai džiaugiuosi, kad priminiau Povilui Urbšiui, kad jisai buvo Seime tos 4 metus. Kai žmogus sako, aš dėjau daug pastangų, tai gerbiamas Seimo nariai, pasakykit man nors vieną įstatymo projektą, kurį jūs teikiate, kuris mažintų migraciją. Ačiū. Esmė yra tame, čia išvežiausias darbo kodeksas. Darbo kodeksas, kuris būtent priimtas dabar pervažiavus per socialinį teisingumą, kuris būtent pagreitins dar didesnį kiekį išvažiuojančių žmonių iš Lietuvos, kur vieningai balsavo šitą darbo kodeksą socialdemokratai, konservatoriai, liberalai, tvarkiečiai ir darbiečiai, aš buvau, kuris balsavo prieš. Ir vienaip ar kitaip, dabar šiai dienai mes pasakėm tą dalyką, kad vis dėlto prie tam tikrų nuostatų darbo kodekso būtų sugrįžta. Ačiū. Ir dabar ponas Šileikis. Tiesiog, kadangi balsavau prieš, tai aš supratau, kad aš ne konservatorius. Tai vis dėlto būkim vietiniai, bet teisingi ir žiūrėkim tada balsavimo rezultatą. Ir ponas Šileikis, norėsiu, kad patikslintumėt mintį dėl oro uosto. Ar tai būtų civilinis oro uostas? Taip, be abejonės civilinis, nes mes turime puikų, labai geros kokybės karinį oro uostą, kurį galime dabar naudoti civiliniam veiklėm ir ten praktiškai galėtume įkurti verslo centrą. Aš neskristų, nes turim Vilnių, Kauną, Palangą. Taip, aš ir kalbėjau. Pas mus yra turbūt žinomas Lakūnas Kensgaila. Taip, jį kviečia ukrainiečiai statyti lėktuvų gamyklėlę ten Ukrainoje. Tai sakau, kalbėkime, kad gamykla iš čia. Ir jisai sako, tvarkoja, mes su ukrainiečiais kalbėsim. Lygiai taip pat nereikia bijoti mums ir tų pačių Azijos šalių žmonių, ten buvusios Sovietų sąjungos, ten Kinijos ir visi kiti, kurie tikrai galėtų naudotis ir to, sakykime, Romų kaip logistika ir tiltų į Europą. O dabar, gerbiami, aš matau, jau prasideda labai tokia trumpa replika, baksnuojame vieni kitus. Manau, mes sugaištume daug laiko bereikalingai, aš tai galiu pasakyti, man irgi taip pat teko 3 kadencijas dirbti Seime ir galiu pasakyti, būnant opozicijoje, keletą, sakyčiau, tokių svarbių klausimų, kaip pavyzdį galiu pasakyti, dėl motinystės atostogų, aš būdamas opozicijoje, sugebėjau, kad Seimas praktiškai vos nevieningai balsuotų už tą įstatymą. Ir aš manau, kada darbas vyksta kryptingai, nesipykstant su kitais, galime pasiekti rezultatą, būnant ir opozicijai. Tai žiūrėkime bendrų siekių tikslų ir kaltinimus palikime gal ateičiai. Ačiū. Ačiū ir kviečiu prie antrojo klausimo. Antras klausimas yra toks. Kaip, jeigu būsite išrinktas į Seimą, integruosite Lietuvoje pabėgėlius, o gal kaip tik priešinsitės jų atvykimui? Tai pradėsiu šį kartą nuo pono Degenio nuo vidurio. Aš labiausiai Pusę minutės. Aš manau, kad mes iš tikrųjų turime labai atsakingai atsirinkti juos visų pirma. Tai negali būti lengvinamos sąlygos. Mes turime integruoti visuomenę tuos žmonės, kurie iš tikrųjų nori atvykti pas mus, o ne tik dėl to, kad mes tapome tranzitinę tokią šalimi išvykti kitas šalis. Tai visų pirma, atrankos kriterijai turi būti labai griežti ir griežtai atsirenkama. Aš vis dėlto linkčiau, kad tai būtų šeimos, ne pavieniai asmenys.
ir šeimos, kurios iš tikrųjų jau prieš atvykdamos į Lietuvą pradėtų lankyti tam tikrus kursus, kad būtų kuo lengviau integruotis į Lietuvos visuomenę. Norėjau replikuoti, kad vieniši asmenys čia gali sukurti šeimas ir taip pat integruotis. Kodėl jūs renkatės šeimas? Taip, bet mes žiūrėkim, kam yra socialiai sunkiausia iš tikrųjų pabėgėlių stovyklose, tai yra šeimos. Ponas Anušauskas. Na, pirmiausia, turiu pasakyti, kad griežta atranka ir dabar yra. Ir iš tikrųjų mes ir svarstydami komitete lygiai tokius pačius reikalavimus iškėlėm, tai yra jokių atsitiktinių žmonių neturi būti. Tačiau vieną niuansą paminėsiu. Europos komisija kelias siūlymus, kad būtų automatizuotas pabėgėlių paskirstymas. Tai yra, kiekviena šalis gautų savo kvotą. Tai mes, turiu pasakyti, pasisakėm prieš, kiekviena šalis, mūsų manymu, žvelgiant ir į Vengrijos pavyzdį, ir tiesą sakant į Lenkijos, ir kitų šalių, tos pačios Austrijos, turi šiuos sprendimus priimti suvereniai. Jūs esate prieš kvotas ir... Aš manau, kad jeigu Lietuva dalyvauja sprendimo priėmime, kaip šiuo atveju priėmė vieną sprendimą dėl tam tikros pabėgėlių dalies priėmimo, tai šis sprendimas gali būti vykdomas, tačiau toliau negali būti automatiškai visom šalim primetamos problemos. Ponas Šileikis? Taip, manau, kad Arvydo pritarė paskutiniams žodžiams, o pasakyti norėčiau tai, kad Lietuva taip masiško antplūdžio tikrai nepatirs, nes visi puikiai žinome, ko jie važiuoja. Važiuoja geresnį socialinių garantijų. Jie tokių ypatingų socialinių garantijų Lietuvoje tokių išskirtinių nebus. Vienintelis faktorius, aš manau, čia patrauktų didelį būrį pabėgėlių, tai beprotiškai gražios Lietuvos. Ir ponas Rupšys? Iš tikrųjų, aš asmeniškai pasisakau prieš kvotų didinimą, nes jau tas skaičius, kur yra nustatytas, jau pakankama, nes mums vis dėlto reikia turėti omeny, kad mūsų valstybė išsiskiria tuo, kad yra didžiausia demografinė problema. Mes pasaulyje, man atrodo, pagal šitą problemą esam pirmam trejetuke, jeigu mes kalbame apie migraciją, nes mes turime tikrai solidarizuoti su tarptautinė bendruomenė, bet jokiais būdais nedidinti socialinės įtampos paslaugų. Kandidatai paminėjo demografinės problemas, tai galbūt jie padėtų spręsti, tarkim, daugiau vienišų vyrų, kurie galėtų čia kurti šeimas ir gal tai Lietuvos būtų įsigelbėjimas nuo emigracijos, gal kažkuris galėtų atsakyti. Aš nežinau, jūs siūlote, kad tie atvykę pabėgėliai, jie padėtų spręsti demografinę problemą. Klausiu, tai galėtų būti sprendimo būdas. Aš manau, kad ne. Ponas Šileikis, supratau, kad minėdamas moterų grožį, mąsto kitaip. Ne, aš kadangi liberaliai galvoju, tai leiskime patiems žmonėms apsispręsti ir pasirinkti. Tai žmogaus apsisprendimo laisvė turėtų būti. Bet jeigu kalbant rimtai, iš ties, manau, ką ir prieš tai buvau minėjęs. Pasirūpinkime šeima. Mes nuo sąjūdžio visi turbūt puikiai pamename, kad šeima, vaiko auginimas yra tikrai sunkus darbas. Ir kaip aš minėjau, tas mano įstatymo projektas, kuris buvo priimtas Seime, kad pirmus metus 100% motinystės atostogos, antrus buvo 80, paskui 70, padidėjo gimstamumas 35 metų ir vyresnės moteris pradėjo gimdyti. Iš tiesų pasižiūrėjom, kad tai yra. Kodėl mes, tai tikrai biudžetui nebūtų tokia nepakeliama našta, o tai labai konkrečiai sprendžiam. To visą vaiko priežiūrą, nes visi ir žino, ir psichologai, sveikatos specialistai sako, kad su mama 3 pirmuosius metus vaikas turi būti. Supratom? Labai trumpai. Labai trumpai dėl pabėgėlių dar. Tai jų tarp yra nemažai žmonių, kuriuos reikia filtruoti, kaip aš sakau, tai yra žmonės iš šalių, kuriuose nevyksta kariniai konfliktai. Tai mes turime labai aiškiai pamatyti. Man teko, visi greičiausiai matėte berniuko nuotrauką internete, kuri pasklido masiškai po pasaulį ir sukėlė daugybę diskusijų. Bet peržvelgus daugybę kitų nuotraukų, matosi, kad tie žmonės, kurie keliauja tomis valtimis, yra pakankamai gerai apsirūpinę.
aš kalbu apie mobilius įrenginius, kurie matome jų rankose, apie aprangą ir taip toliau. Tai mes, Europos Sąjunga, turime labai stipriai užtikrinti, kad įsileistumėm pro savo vidinės sienas tuos žmonės, kurių šalyse iš tikrųjų vyksta kariniai konfliktai. Ir mes dabar nekalbame apie ukrainiečius, nors turėtumėm kalbėti ir artimiausi mums žmonės, kurie yra ir kultūrinio atžvilgiu artimiausi mums. Supratau, ačiū. O kitą klausimą pradėsiu nuo pono Nušausko ir klausimas, ką matai, ar pritarėte krašto apsaugos finansavimo didinimui iki 2%? Iki 3? 2. Ar man pasigirdo? Minėjau 2%. Tikrai pasigirdo vadinasi. Taip, pritariu. Vienas dalykas tai yra politinis susitarimas tarp skirtingų politinių jėgų, kuris yra vykdomas ir aš manau, kad 18 metais bus įvykdytas. Nes aš manyčiau, tai ir mūsų reikalas stiprinti savo gynybą ir parodyti kitoms šalims, kurios atsakingos už saugumą pasaulyje, kad mes tam skiriame dėmesį. Ir aš manau, kad netgi tie Trumpo žodžiai, kurie tenai visai traktuojami, kai jisai pasakė, kad šalis nesusimoka už savo gynybą Europoje, iš dalies yra teisingi. Laikas, ačiū. Panašiai. Taip, be abejonės pritarėme ir tik norėčiau aš estų pavyzdį, turbūt ir gerbiamas Anušauskas žino, kad kai kurias išlaidas galima būtų taip pat priskirti krašto gynybai. Estai turi irgi tą biudžetą, jie 2% jau dabar, berods, ar ne, skyrė. Bet jie ten ir pasienio įtraukia struktūrą, man atrodo, dar kažkokias struktūras, kurie tą pliusą jiems dar pridėjo. Ir aš manyčiau, galbūt tas variantas valstybės ir galvotinas. Bet gynybai be abejonės visi suprantame, ten reikšmiškai turime, kada pajutume tą grėsmę, visi turbūt negali niekam abejonių, kad turime skirti. Pono Jurkščiui. Bet iš tikrųjų dėl to visi mokesčių mokėtojai turi pajausti, kad tie 2% būtent panaudojami stiprinti valstybės gynybą, o netaškyti tuos pinigus auksiniam šakutėm ar šaukštams. Nes faktas yra tai, kad vis dėlto yra kai kur perteklinės kainos ir neefektyviai yra panaudojamos šitos lėšos. Tai man atrodo, čia yra pagrindinė problema, ką reikėtų spręsti, nes dabar mes padarėme tai, kad skyrėme daugiau pinigų krašto apsaugai, bet dėl tų, kurie nesugebėjo sukontroliuoti situacijos, mes turime tą skandalą dėl auksinių šakučių ir supriešinom būtent mūsų visuomenę su kariuomenė ir mes savotiškai turėsime nemažai laiko dėti atstatyti šitą pasitikėjimą. Dėkui. Visi kalbame apie išorės grėsmės, aš trumpai pradėsiu nuo to, kad mes stodami į NATO įsipareigojame, iš tikrųjų, kad iš biudžeto bus skirta tam tikras procentas. Bet visi pamirštam dar vieną dalyką, kad kariuomenė padeda ir nacionalinio saugumo klausimais viduje, tai iš tikrųjų užtikrinant, kad mes būtume visi saugus ir kariuomenė galim prisiminti, Povilas Urbšys tikrai turėtų atsiminti, kada buvo įvesta, kada Panevėžyje. Iš tikrųjų reikėjo pagalbos teisėsaugai, patruliavo ir ieškojo tam tikrų nusikalstamų veikėjų. Taip, krašto gynybai reikia pinigų, 2% taip. Bet turime prisimti atsakomybę, kad tie pinigai būtų panaudojami skaidriai. O Povilui Urbšiui atsakant, noriu pasakyti, kad prokurorų tyrimas ir parodys, kas iš tikrųjų buvo kalbėti. Ačiū. Replikuoti galėsit tada, kai atsakysite dar vieną klausimą karinė tema, krašto apsaugos tema, ar Lietuvai reikia šauktinių kariuomenės. Tai ar tas šaukimas į kariuomenę turėtų tapti privalomu visuotiniu. Tai vėl perimta tvarka nuo pono Nušausko ir pusę minutės. Iš tikrųjų, kai pasirodė paskutinės diskusijos ir Seime, ir tarp politinių partijų, dauguma pradeda pasisakyti už tai, kad privalomas šaukimas po vidurinės mokyklos nuo atitinkamo amžiaus būtų įvestas. Metams? 9 mėnesiam, tiem patiem 9 mėnesiam, tiesiog netrikdant tolimesnio jaunuolio gyvenimo, kuomet jis jau pradeda studijuoti, tai šis dalykas jau iš tikrųjų randa sutarimą tarp skirtingų politinių jėgų ir aš manau, kad
žinant mūsų kariuomenės poreikių, žinant, kad reikia parengti tam tikrą rezervą ir tai yra mūsų veiksmai kaip atgrasimo priemonės, tai yra mano galva būtent. Tik pasitikslinsiu vyrams ar ir moterims, kaip Izraelyje ir kaip Švedai dabar. Šiandien atsakinėjome šį klausimą, galiu tik pasakyti, kad taip, švedai ir norvegai, švedai atnaujino nuo 18 metų įvedę ir merginoms taip pat privaloma, bet žinot, Norvegija ir Švedija lygių galimybių suvokimas yra kitoks negu Lietuvoje. Tai mes, aš manyčiau, iki to dar turime subręsti, bet savanorės taip. Pana Šileikis, pasimintis jums. Taip, be jokios abejonės, manau, kad reikėtų 9 mėnesių, kad tas vaisius subręstų tėvynės gynybai. O dėl merginų, tai aš manau, pasirinktinai jų valia. Kaip žinome, puikiai pavyzdys yra policija. Dabar policijai ko gero daugiau merginų negu vaikinų, o kariuomeniai turbūt irgi taip pat ir būtų kaip labai gražus, sakykime, brangakmenis kariuomenėje. Ir taip pat vyram taip pat irgi reikėtų pasitempti, kad greta būtų merginos. Taip kad laisvanoriškų principų už. Tai pasitikslinsiu, merginos tik kaip brangakmenis, ne tėvynei gimti. Ne, aš tik, taip sakyt, jų teisės labiau aukštindamas, nors nusižengiu tam principui lygių teisų, bet prioritetas tikrai merginoms visada būtų kelias atviras. Ačiū ponui, Urbšiui mikrofonas. Be abejo, šauktinių kariuomenė turi būti ir neturėjo būti įvesta jau senai, nes 2008 metais, kai Rusija užpuolė Gruziją ir aneksavo būtent Abchaziją ir Osetiją, tai buvo jau signalas mums. Bet gaila, kad reiškia nei socialdemokratams, nei konservatoriams neužteko valios suvokti, kad anksčiau ir vėliau būtent reiškia priešas ateis prie mūsų pilies vardo. Antras dalykas yra tai, siaurai nereikėtų kalbėti apie šauktinius. Mes turime suformuoti visuotinio pasipriešinimo doktriną, kad būtų aišku, kad mes priešinsis ne tik tai kariuomenė, bet mes kiekvienas iš esančių. Ir tai, aišku, susijęs su nacionalinė būtent programa, kuris skatintų patriotizmą. Gaila, kad būtent 2008 metais tai programai buvo nutrauktas finansavimas. Ir kaip nebūtų keista, būtent valdžioje esant didžiausiams valstybės patriotams. Ačiū. Ir ponas Degenis. Aš visų pirma, reikia, kad sakysiu, man regis, kad pas poną Urbšį kažkokia fobija yra socialdemokratam ir konservatoriam. Aš labai tikiuosi, kad tai neperaugs į lygą. O gerbėmėjai, noriu pasakyti, kad aš esu patyręs šauktinio duonos, aš esu atlikęs privalomą karo tarnybą, tada, kada jinai buvo dar privaloma. Esu labai dėkingas tai sistemai, kuri mane paėmė ir padarė tikrų vyrų. Aš labai tai vertinu, tą patirtį, kurią įgijau Lietuvos kariuomenėje. Ir manau, kad vienintelis iš čia esu prisiekęs Lietuvos valstybei. Ačiū, galimybė replikuoti, panas Anušauskas norėjo ir karys norėjimas. Ponas Urbšys pirmas norėjęs, jam įsiminėjo, kad... Priešai, mes darome visi čia esantis. Ir kaip kareivis, jeigu tamsta, jeigu sausio 13 parlamento gynėjus, būtent nepriklausomybės kareivis, o šitą priesaiką sudaręs. Ačiū. Aš labai trumpai replikuosiu, tik matyti, ta karinė priesaika prieš tai buvo duota TSRS. Taip, kareiviai. Ačiū, ponas Anušauskas. Aš manau, čia susirinko tikrai istorikai. Visi žino vieną kitų biografijas. Aš irgi buvau savanoris, tik įsirašiau ne 91, o 90 metais. Dirbau antram skyriui, tuo metu vadinosi departamentas. Lietuvos kariuomenės leitenantas. Kadangi rezervo sistema nebuvo sukurta, tai taip ir likau leitenantas nuo 95 metų. Brazausko dekretu patvirtintas karinis laipsnis. Toks jisai yra ir pas mane, ir su priesaika viskas tvarkoj. Ir aš manyčiau, reikia, ko gero, kai kalbam apie krašto apsaugą, reikia vis dėlto bendro sutarimo. Jeigu mes bandysim vienas kitą pirštais, tas to nepadarė, tas ano, kažkas balsavo prieš NATO, ar pasiūlė balsuoti prieš NATO savo laiku, tai niekur mes toli nenueisim. Tai jau praeities dalykai ir tik galiu patvirtinti,
Mes visada buvom už šauktinių tarnybą, visada. Tos pozicijos niekada nepakeitėm, net panaikinus šauktinius, kreipėmės į Konstitucinį teismą. Ačiū. Panašiai, paskutinė galimybė trumpai replikuoti. Labai trumpai, visi čia ragavę kario duonos, aš neakivaizdiniu būdu sovietiniu laiku pasiklausęs draugų man užteko. Tai buvo pasirinkimas baigus pedagoginį institutą, 2 metai kariuomenė sovietinė ir 3 metai kaimas. Bet koks kaimas sutikti yra aukso vertė. Taip, be abejonės vienareikšmiškai ir užteko to neakivaizdiniu būdu draugų klausiausi ir ašaras įkėlė. Jūs jau replikavote vienas kitam tarpusavy, jūs vėliau turėsite galimybę užduoti tarpusavy. Mes dar su Arvydu nepasikalbėjome. Jūs vėliau duosim galimybę užduoti vienas kitam klausimus iš diskusijos antroje pusėje. O dabar norėčiau temą pakreipti apie darbo kodeksą ir pradėsiu nuo pono Urbšio. Už, prieš darbo kodeksą ir kodėl? Ir kaip balsavo Seime? Pusė minutės. Pasikartosiu, balsavau prieš darbo kodeksą, nes pagrindinė nuostata būtent yra tokia, kad silpnesnioji pusė yra darbuotojai. Ir tai, kad šitas darbo kodeksas buvo priimtas iš darbdavių interesų, akivaizdu. Ir tai, kad kokius įsipareigojimus įgyjo tos politinės partijos, kurios balsavo už tą darbo kodeksą, tai man atrodo, kad istorija parodys. Ačiū. Ponas Degenis. Na, už ar prieš, tai jau yra post factum, kur jau darbo kodeksas yra priimtas. Jeigu jūs manęs klausėte asmeniškai, tai aš noriu atsakyti, kad paskutinis darbo kodekso pataisimas buvo 2003 metais jis buvo priimtas. Dabar yra 2016 metai, visai kitos nūdienos ir tendencijos šiuolaikinėje visuomenėje. Jeigu mes kalbam apie tai, kad tai yra problema, dėl ko išvyksta žmonės, nes neranda darbo, tai neranda darbo todėl, kad neateina verslas. Verslas neateina, nes netenkina sąlygos. Taip, aš labai retai tai darau, bet turiu sutikti su ponu Urbšiu, taip darbo kodeksą mano galva turėjo išlikti sąlyga, kad darbuotojas yra silpnoji pusė. Bet aš manau, kad visą tai bus įgyvendinta su pataisomis ir jeigu aš būsiu Seime, aš pasistengsiu, kad tai būtų. Ačiū, tik Seimas jau vyriausybė žadėjo taisyti, jau atsisako taisyti ir atidėlioja šį dalyką. Suteikit man šansą, aš perkalbėsiu. Pone Urbšy, gal vėliau dabar jūsų kadangi neminėjo, galimybę. Ponas Nušauskas. Turiu pasakyti taip, kai kurias darbo kodekso nuostatas reikėjo keisti, tikslinti. Pats neremiau darbo kodekso daugelio pataisų ir apskritai neparemiau bendro to balsavimo galutinio priėmime. Tačiau prieš porą dienų teko kalbėti su 500 darbuotojų samdančių čia, Panevėžyje, darbdaviu, kuris pasakė iš darbdavio pozicijų, kad jam nereikia darbo kodekso, kuris taip susilpnina darbuotojų teises. Tai čia pasakė darbdavys. Ačiū. Ir ponai Šileiki. Taip, aš manau, kad tai žingsnis yra bet kokiu atveju į priekį. Na, mes visi suprantame, kad tobulų dalykų nebūna ir visada galima koreguoti, bet manau, kad ir darbdavys šiuo atveju mes turėtume gerbti ir jo teisės, na, iš ties. Darbuotojo teisės gal ir turėtų būti stipresnis, darybinių atveju požiūrį. Bet sutikime, kad tai žingsnis yra į priekį ir tai yra progresyvu ir reikalinga šiuo metu. Ačiū. Tai klausau ir turbūt pirmą išgirdau iš visų 4 kandidatų, kuris pasisakė už darbo kodeksą. Ir galimybę ponui Urbšiui replikuoti norėjau. Norėjau paklausti gerbiamą kandidatą Degenį, kaip jis vertina Butkevičių, kuris palaikė šitą darbo kodeksą, ir gerbiamą Nušauską, kaip jis vertina Andrių Kubilių, kuris palaikė šitą darbo kodeksą. Čia buvo... Jeigu aš pradėčiau vertinti premjerą, tai gerbėmiai, tai yra politiniai sprendimai. Jūs buvote vieni iš tų 141 ir jūs priiminėjate sprendimus. Aš kaip žmogus tik susitaikau kol kas su jūsų sprendimo pasekmėmis. O aš ką turiu įdėti? Jums klausimą turėjo ponas. Siūlau pasiskaityti Konstituciją,
Kiekvienas Seimo narys atsako pagal savo sąžinę ir priesaiką už tai, kaip jisai balsuoja. Kiekvienas turim savo gyvenimo patavimą ir savo atsakomybę. Ir šiuo atveju kiekvienas balsavimas, koks jisai bebūtų už, prieš, ten susilaiko, yra to Seimo nario politikos atsakomybė. Aš tik patikslinsiu, kad dabar yra galimybė replikoms, tačiau ponas Rupšys norėjo užduoti klausimą, tai tiesiog išėjo, kad jis nereplikavo uždavimus klausimą, bet tiek to žygiuojam toliau ir einam prie vertybinių ir žmogaus teisų klausimų ir klausimas toks, ar reikėtų įteisinti vienalyčių asmenų partnerystę. Tai pradėsim nuo pono Šleikio. Taip, be abejonės, kaip liberalas aš pasisakyčiau už, nes visi suprantame, žmogaus teisė, žmogaus pačio apsisprendimas yra jo valia, jo sugebėjimas, jo protas, jo sąžinė, jo padarumas. Ponas Nušauskas taip išlės. Turiu pasakyti, kad mūsų programoje to nėra numatyta. Iš savo pusės, ir iš idėjinių dalykų, tai aš tam nepritariu, tačiau turiu ir argumentą. Mūsų partijoje yra Rokas Žilinskas, kaip žinia, frakcijoje yra, jis taip pat pasisako prieš. Ir aš manau, kad jo pozicija šiuo atveju, žinant visas gyvenimo aplinkybės, tai yra gerbtina. Ačiū, ponas Degenis. Na, aš nesiremsiu vien Roko Žilinsko nuomonę. Aš manau, kad žmonės turi pasirinkimo laisvę. Jie patys pasirinka. Mes visi gyvename, kaip aš sakau, mažose valstybėse, kai užsidaro mūsų privačios erdvės durys. Man visiškai neįdomu, koks žmogaus yra pasirinkimas, jeigu tai jį tenkina. Aš manau, kad partnerystės sutartis nėra nieko blogo, aš pasisakyčiau už, kadangi žmonės veda bendrą ūkį, tai yra bendri pinigai, atsitikus nelaimiai vienokie ar kitokie sprendimai ir netgi galimybė suteikti socialinę pagalbą būtų žymiai paprasčiau prieinami tiems žmonėms. Aš nematau nieko blogo ir aš noriu pasakyti, kad atsikratykime tos baimės. Jeigu mes esame kitokie, tai dar nereiškia, kad visi turi būti pagal mus. Ačiū laikas. Ponas Rupšys. Pagal Lietuvos Respublikos konstituciją pas mus yra svarbiausiai pripažįstamas šeimos atvejis. Būtent šeima, kuri kyla iš santuokos vyro ir moters. Būtent šeima, kuri yra paremta giminystės ryšiais. Jeigu gyvena vieniša motina su vaiku, ar tai gyvena, sakykime, vyras. Jokiai vienalyčių partnerystė negali būti suteikta mums galimybė, nes mes jeigu tai padarysime pagal Europos teisės praktiką, mes turėsime tada prilyginti tas partnerystės šeimai ir tada leisti vienalytiem asmenims įvaikinti vaikus. Aš esu kategoriškai prieš, bet tie asmenys, kurie gyvena nesiekdami sudaryti šeimą, jiems turi būti sudarytos sąlygos būtent vesti bendrą ūkį ir būti atsakingas vienas iš kito. Bet man atrodo, čia būtent reikėtų galvoti apie civilinę sutartį, bet jokiais būdais nesupainiant su šeimos, su civilinė knyga, kurie apibrėžia šeimos sąlygas. Ačiū, galimybė replikuoti, jeigu kažkas nori trumpai šią temą. Čia vėl tokia fobija, čia pas Povilą atsirado. Ne apie tai kalbam, gerbėmiai, kalbam apie tai, kad jūs man dabar pasakykit, yra, tarkim, vienalytė partnerystė. Taip, du žmonės gyvena, atsitinka nelaimė ir dabar kaip gyvenimo partneriui vien sužinoti, kur, kokio gydymo įstaigoje yra tas žmogus. Paskutinė replika, ponas Rupšys, kad nebūtų tai jūsų tik tokius dalykus. Aš visada galvoju, kad liberalai yra ta politinė jėga, kuri bando sugriauti pas mus tradicinės šeimos vertybės. Bet turiu pripažinti, per 4 metus aš įstikinu, kad yra socialdemokratų dauguma. Ačiū. Pone Lapučiai, prašysiu, kad turėtumėte mikrofoną, pradėsime dabar nuo jūsų pusės, kaip ir kitą temą šnekėdami, kaip užtikrinsit šeimose augančių vaikų teisės. Turiu omeny, kad labai daug vaikų Lietuvoje patiria smurtą ir jie mušami vėliau grąžinami tėvams ir kaip užtikrinsit jų teisės, kaip sieksit pagerinti socialiai apleistose šeimose augančių vaikų padėtį. Yra dvi koncepcijos, kur mes vertinam, kas yra vaikas. Viena koncepcija yra tai, kad vaikas yra šeimos dalis, ir kita koncepcija, kad vaikas yra pats savo. Tai tas skandinaviškas modelis yra tai, kad yra pats savo.
Mes laikomės tos nuostatos, kad vis dėlto vaikas turi būti saugomas šeimos kontekste. Ir tas vaikų apsaugos įstatymas, kuris šiai dienai yra parengtas būtent socialdemokratų iniciatyva, tai jisai parengtas tai, kad atskirti vaiką nuo šeimos ir padaryti kaip atskirą subjektą. Net šitame įstatymo projekte nebeliko skirsnis skirto šeimai. Ačiū, bet ponia Rupšy, norėjau šiek tiek patikslinti, nes toks įstatymas praktiškai Lietuvoje, nėra to modelio, kaip jūs kalbate, kad atskirti vaiką, nes atskiria tik kraštutiniais atvejais ir dažnai per vėlai, kada vaikas būna sužalotas. Dabar, kur galioja vaiko apsaugos įstatymas, tame įstatymo koncepcija yra, kad šeima suvokiamas kaip šeimos dalis, neatsiejama. O paruoštam projektui yra norima įteisėti visai kitą koncepciją. Jūs kalbate apie paruoštą projektą jau veikiantį. Taip, aš turiu dabar veikiančią projektą, būtent įtvirtinta, kad yra vaikas šeimos neatsiejama dalis, o paruoštam projekte yra tai, kad atskirti tą vaiką, padaryti jį kaip atskirą subjektą. Tai jūs prieš paimtų... Aš galvoju tai, kad paėmimas, kuris turi vykti, jisai turi vykti vis dėlto įvertinus visas pasekmes, nes valstybė turi kištis paskutiniu atveju. Išnaudotas visas... Valstybė jau matėm atvejus, kada įsikišo, kada vaikišų nieko. Be abejo, tai atveju, kai vaikas tampa įkaitu tėvų konflikto, tai valstybė turi elgtis labai konkrečiai ir drastiškai. Bet tuo dalyku valstybė neturi piktnaudžiauti. Ačiū, ponas Degelis. Aš labai atsiprašau, taip ne į temą atsakė ponas Rupšys, kad aš jūsų klausimą nepamiršau. Jūsų pozicija dėl būtent vaikų paėmimo iš šeimos ir kaip gerinsit vaikų augančių šeimose, socialinės rizikos šeimose teisės ir padėtį? Aš esu žmogus už labai drastiškas priemonės, tai kas padėtų apsaugoti vaikų interesus. Ir vėmiai, jeigu gyvena kaime moteris ar didmes, nesureikšminkim to iš tikrųjų, ir ketvirtas vaikas iš 4 auga vaikų namuose, globos namuose, o jinai jau laukėsi 5. Mes žinome jo ateitį, mes žinome, kaip tai traumuos tą jauną mūsų visuomenės dalį, jisai vėl atsidurs tose įstaigose. Aš esu už tas priemonės, kurios laikinai tokioms moterims būtų taikomos apribojant jų vaisingumą. Aš esu už tai, kad kaip sakant, vaiko interesai, vaiko tai yra asmens, kuris negali dar apsiginti, būtų aukščiau viską. Dėkui, ponas Anušauskas. Galim. Na, šiuo atveju aš turiu pasakyti, kad egzistuoja vis dėlto 2 problemos. Tai pas mūsų socialinės rizikos šeimų skaičius yra pakankamai didelis, ir Panevėžys aišku neišimtis. Tai globos sistemos plėtra, globos šeimose, be abejonės, išeitis ir matyt yra. Ir dabar pasiūlyta, mačiau įstatymo, dar neįregistruotų tokių siūlymų, kaip tai padaryti. Aš manau, ir ateityje bus padaryta. Ir antras dalykas vis dėlto smurtas šeimose. Paprašiau policijos statistikos, tai pasirodė, kad recidyvai, tai yra pasikartojimas smurto šeimose, pakankamai didelis. Tai su ta problema iš tiesų reikia tvarkytis, matyti ryžtingiau. Ir matyti čia vaikų teisių tarnybos įsikišimas reikalingas ir visų kitų institucijų toks bendras darbas. Ačiū, laiką grįžčiau, tai mažiau tos replikuoti vėliau. Taip, be abejonės, vaiko teisės yra, visi puikiai žinome, priimta konvencija vaiko teisė ir vaiko teisės turėtų būti, be abejonės, pirmoje vietoje. Ir mes turėtume įsisąmoninti, kad jau tik gimęs vaikelis, jisai yra su savo teisėmis, pilnomis. Dažnai būna toks sovietinis palikimas, kad šeima jį tiesiog pasisavina ir jį ūkdo tokiu, sovietiniu, kaip ten, tas buvo garsusis pedagogas rusų. Jo. Bet nenorėčiau tokio net modelio svarstyti ir galvoti. Vaikas su visomis teisėmis turi, jisai lygiavertis šeimos narys, jisai lygiavertis pilietis su visomis teisėmis. Ir kada mes žiūrime į vaiką kaip į kažkokį, mažesnį, dar ten netiek galinti save apginti, jis turi būti lygiateisių šeimos narių, lygiateisių
ir visuomenės lygiai teisių nariu. Ačiū ir ponas Rapšys norėjo replikuoti, nesutinkam matyti su kandidatais. Tai, ką pasakė kandidatas į Lietuvos Respublikos Seimo Degenis, kad jisai ruošiasi sterilizuoti Lietuvos moteris, tai nacijai net to nedrįso daryti. Aš kviečiu Povilą Urbšį pasiskaityti, aš matau, jūs būtent naudojęs Wikipediją, tai pasiskaitykit, kas yra sterilizacija ir aš to tikrai nesiūliau. Aš kalbėjau apie laikinas priemonės, kada motina įrodys, kad jinai turi noro atgaivinti socialinius įgūdžius ir tam vaikai bus sudarytos sąlygos. Aš patikslinsiu, kalbate apie kontracepciją, kuri būtų teikiama tom šeimom. Taip. Prievartinė. Ačiū Jums. Prievartinė kontracepcija. Nu, gal Na, ta tema aš galėčiau pasakyti vieną pavyzdį, šiandien kaip tik rašiau straipsnį apie vieną šeimą Aukštaitijoje, kaip šeimoje po 14 vaikų ir socialiniai darbuotojai sakė, kad šeimą prižiūri, valstybėje rūpinosi, bet to rezultate dvi nepilnametės pagimdžiusios, viena nuo patėvių, kita neaišku nuo ko, ir dar viena mažametė, kuri buvo brolių ir įbrolių tvirtinta. Tiesiog aš norėjau pateikti pavyzdį, kaip Lietuvoje rūpinamasi vaiko teisėmis ir kaip socialinės tarnybos dirba. Matau, pono Štileikis. Taip, būtent, tiesiog prisiminiau, visi puikiai atsimena, kad buvo toks sovietinis pedagogas Makarė, na, kraupu. Tai yra viduramžiai. Jo, ta mokykla, kurią ten mes auklėjom. Tai, sakyčiau, visi puikiai suprantame ir garbė, sakyčiau, Norvegų vaiko teisės apsaugos tarnybui, kad vaikas šeimoje neturi patirti jokios absoliučiai prievartos. Ir, kaip kalbėjau, jis pilnateisis, lygiateisis yra. Ir tos tarnybos, manau, Lietuvoje turėtų būtent taip, kaip dirba Norvegijai. Nes pas mus yra tai visiška betvarkė. Tai kraupūs vaizdai, mes žinome, jų minėti. Labai trumpai, iš tikrųjų visada užduokime savo klausimą, ko mes norime. Kai skiriame, pavyzdžiui, policininkui tam tikrą uždarbį ir keliame krūvą uždavinių, kai vaikų teisių tarnybai skiriame dar mažesnį, ko gero dvigubai mažesnį negu vidutinis atlyginimas policininkui, irgi keliame didžiulius uždavinius, tai kas ten ateis? Ar mes turime ten motyvuotus žmonės? Taip, dalis nepaprastai motyvuoti entuziastai ir visą kitą. Bet aš manau, kad turi būti labai aiškiai iškelti valstybei uždaviniai. Kaip visą tai pakeisti? Kokius resursus mes galime skirti ir ko negalime pakeisti? Ačiū ir dar tada po vieną klausimą apie vaikus, bet labai trumpai, iki pusės minutės, ar reikėtų uždrausti bet kokį smurtą prieš vaikus. Aš turime į fizinį smurtą, nes dabar auklėjimas diržu, tai Lietuvoje galimas ir netgi tėvai būna sužaloja vaikus ir tai dar galima, nes vaikai juos atgauna. Vienareikšmiškai uždrausti. Jokiam negali būti vaikas, sakiau, pilnateisis šeimos narys ir pilnateisis visuomenės. Jokio smurto absoliučiai, kaip ir prieš bet kurį pilietį, ar prieš vaiką, tuo labiau. Ponas Anušauskas. Na, čia aš manyčiau, kad gal atsakymai mūsų ir nesiskirs, tai visi absoliučiai prieš, jei žmogus negali susitarti, įtikinti, išmokyti vaiko, tai ką jisai, kokius pats turi socialinius įgūdžius. Dėkui, ponas Degenis. Kadangi aš mėgstu kalbėti praktiškai, tai pakalbėsiu praktiškai labai trumpai. Aš užaugau šeimoje ir nesu patyręs fizinio smurto ir esu labai laimingas savo tėvam, kad aš labiausiai duodavau pokalbio su jais, o ne pasiekimų fizinių. Ir turiu sūnų, kuriam dabar yra metai prieš 2 dienas ir aš matau, kad jau dabar mūsų pokalbiai dėl nekintamo elgesio duoda didesnį efektą. Be abejo, smurtas gimdo kaip smurtą. Ir galvoju, pas mūsų įstatymai draudžia tą dalyką daryti. Ir už tai galima sulaukti atsakomybės. Bet reaguodamas būtent į tai, kad pas mus geriausiai tinka norvegiškas būdas spręsti problemas, to nesutinku. Nes prieš tai reikia turėti Norvegijos socialinę infrastruktūrą, kuri būtent yra susijusi su to, kur tą vaiką padėti. Nes šiai dienai turime problemas tai, kad nėra šeimų, kurios būtų pasiruošusios tą dalyką daryti ir net nėra sudarytas ekonominės sąlygas. Tai man atrodo, reikėtų kompleksiškai spręsti šitą problemą. Ačiū ir šią temą padiskutavome ir dabar pakalbėkime apie dvikalbės lenteles ir nelietuviškus rašinius pavardėse, būtent asmenvardžių rašybą. Daug metų diskutuojama tema, Seimas iki šiol šią klausimą neįsprendžia, nei vienaip, nei kitaip. Pradėsiu nuo pono Degenio. Aš esu už
gatvių žymėjimą dvikalbėmis lentelėmis, tai yra valstybinė lietuvių kalba ir to, pavadinkim, kontingento kalba, kuris gyvena tame regione. Aš nematau nieko blogo, jeigu mes padėtume integruotis tiems žmonėms į visuomenę. Nieko blogo nematau tame, kad jeigu žmona išteka už svetimšalį ir jo pavardė yra naudojami mūsų abėcėlė nenaudojamos raidės, kad būtų rašoma taip, kaip priklauso. Ponui Rupšiui, mikrofonas. Dvikalbių lentelių šalyje mes jau gyvename. Sovietinį sąjungą, kad buvom okupuoti. Jeigu mes gerbėme valstybinę kalbą, tai jinai turi išlikti. Bet mes turime vis dėlto reaguoti tai, kad atsiranda Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie turi nelietuviškas pavardės. Tam yra antras puslapis paso, tegul rašo kaip ir kitose valstybėse. Jokiais būdais nei pirmą puslapį tam, kad susilaiktume valstybės kalbų statusą. Ačiū, ponui Nušauskui. Turiu pasakyti, kad šiaip jau aš, kadangi labiau iš pietryčių Lietuvos, žinantis tas problemas, aš esu prieš. Prieš pirmiausia todėl, kad lietuvių kalba yra mūsų šalies valstybinė kalba. Mes siekiame žmonės, kurie turi kitą identitetą integruoti, kad jie nebūtų atskirtieji. Tai šiuo atveju aš pasisakau prieš, nes Konstitucinis teismas, kurio nenuneigsi, išaiškino, kad tokiu atveju didžiausia galia įgyja Lietuvių kalbos komisijos išaiškinimai, o dėl pavardžių rašybos praktiškai ištekėjusioms moterims tai jau teismai leidžia ir akivaizdu ir mūsų įstatymai tai nedraudžia daryti. Čia yra nesutarimas, nes teismai leidžia, tačiau įstatymai kalba taip. Bet jos į teismuose įsikovoja, joms to dar neleidžia daryti. Teismas negali prieš įstatymą. Taip, manau, kad lietuvių kalbos įstatymas yra mums visiems priimtinas ir yra gerbtinas. Na, galime diskutuoti, kalbėti, bet politikoje dažniausiai naudojama Lenkų rinkimų akcija, ta korta. Na, žiūrėkit, mus skriaudžia, bet kitų valstybių pavyzdžiai yra labai aiškiai rodo. Jeigu tu gyveni toje valstybėje, būk malonus ir laikytis to šalies įstatymų, gerb kalbą, istoriją, kultūrą ir visas taisyklės tos šalies, kurios yra nuostatos tokios. Ačiū. Dėkui. Labai trumpai. Man labai nesenai teko lankytis vienoje Europos valstybė ir galiu pasakyti, kad lietuvių gyvenamajam rajone kabėjo lentutė su lietuviškai užrašu, koks tai yra gatvės pavadinimas. Ir aš nei vieno žmogaus nesutikau, kuriam tai būtų nepriimtina. Ačiū. Ar jūs norėjote replikuoti? Labai trumpai. Šis pagal dabartinį asmens tapatybės dokumentų įstatymą iš tikrųjų yra taip pasirašyta, kad vardas ir pavardė rašoma tai, kad nustato kitas įstatymas. Būtent mes dabar piliečiai iniciatyvinė grupė, kuri inicijavo kalbą už valstybinę kalbą, pasiekė tai, kad būtų Seimui pateiktas įstatymo projektas, kuris patobulintų būtent šitą įstatymą ir aiškiai apibrėžtų, kad vardai ir pavardės rašomas tik antrame puslapyje, jokiais būdais ne pirmame puslapyje, kur užrašai turi būti rašomi valstybinės kalbos žodžiais. Ačiū, supratom. Dėkui kandidatams. Dabar iš kandidatų norėtų, kad salė užduotų klausimus, aš tuoj leisiu jiems pasisakyti, bet prieš tai aš dar kiekvienam iš jūsų noriu po savo parašą klausimą užduoti. Ir pradėsiu nuo pono Nušausko, kuris pagal išsilavinimą ne tik istorikas, jisai pasirodo yra ir šaltkalvis įrankininkas. Tai norėjau paklausti, ką mokėtumėt dar iš tų laikų, ar dar mokėtumėt kažką sumeistrauti kaip šaltkalvis. Ir antras klausimas bus, kodėl atsidūrėte Panevėžyje, kodėl kandidatuoja, nes su Panevėžiu, kiek suprantu, iki šiol neturėjote kažkokių didelių reikalų. Aš turiu ryšį su Lietuva, šiaip jau tiesioginė. Panevėžys kaip Lietuvos dalis, aš sakyčiau būtina dalis, tai visiškai natūralu, kad aš esu čia. Bet aš pačioje pradžioje jau buvau pasakęs, kodėl tos motyvus. Ar galėčiau ką nors padaryti, turiu taip, šaltkalvio įrankininko ir betonuotojo dar specialybę. Taip, kad esu ir namą pamatus betonavęs ir raktą padaryčiau.
Jeigu neišrinktų į Seimą, tai tą darbą neliktume. Aš jau čia susiradau, bet viena įmonė sakė, labai trūksta specialistų šaltkalvių, tai laisvai. Ačiū Jums. Turėsiu klausimą ponui Urbšiui. Prieš keletą savaičių žurnalistų etikos inspektoriai nagrinėjo skundą, ponios Aušrinės Marijos Pavilionės pateiktą. Kitame skunde skundėsi dėl KPTU laidoje rodyto reportažo, kuriame skambėjo mintis, kad Pavilionienė per pamokas mokys vaikus pornografijos. Etikos inspektorė kreipėsi pasiaiškinti į LNK, į KPTU, ir KPTU sako, KPTU laida teisinės, kad mums tai pasakė ponas Urbšys, mes nekalbi, nes ponas Urbšys visiems vaikšto ir savo, kad Pavilionienė mokys pornografijos. Noriu paklausti, iš kur šitas mintis jūsų kilo, ar jūs temas kūrėt, kad laidai siekama populiarumo, ar kokia čia istorija? Nes nesigirdėjau, kad ponia Pavilionė būtų tokias iniciatyvas veiklos. Visų pirma, man keista tai, kad žurnalistų etikos komisija ir nagrinėja atvejų susijusių manim, net neišdrįso pakviesti manęs. Vienas, čia yra žurnalistinė etika. Antras dalykas, kuris yra susijęs su tuo, kokiu mane kaltina. Tai gal reikėtų informuoti jūs, kad vyrai kalbėti švietimo ugdymo programą, kurią rašė švietimo ministerija pasitelkus darbo grupę. Mano komentaras buvo susijęs su tuo, kad siūlomam variante buvo ruošiamasi pademonstruoti mūsų vaikams, besimokančių mokyklų lytinę sulytį. Jūs man pasakykite, kaip pademonstruoti mokytojai reikėtų tą lytinę sulytį, būtent pagal šitą programą. Tai aš būtent šitą ir komentavau. O kodėl šitai Paviloniai tas nepatiko, aš nežinau, nes jinai... Bet čia paklausimas apie pornografiją. Nes aš nežinau, bet man atrodo, tai yra susijęs su pornografijos sritis. Tai, o antras dalykas yra Aušrinė Pavilonienė visą laiką deklaravo, kad jinai yra už pasaulinės sveikatos organizacijos standartų susijęs su lytiniu ugdymu. Tai jūs pasiskaitykite, tas programas ten aiškiai yra papunkčių išvardintai, tame tarpe rašite tą suėmį. Ne, bet pornografija yra įstatymą priešta, reikia vadovaudamas žino, kas yra pornografijos kartais sprendžia. Taip, bet jūs neišvelgite tam tikro prieštaravimo ir absurdo. Taip, įstatymė pas mus draudžiama pornografija, bet kažkodėl tai švietimo lytinio ugdymo programoje turi būti suėmės pademonstruoti. O kaip ten neskaičiu programos įsiginčysiu, bet abejoju, ar ten Lietuvoje mokoma mokyti, kas yra suėmės. O kaip ten... Tai kadangi buvo vis dėlto atkreiptas dėmesys, kad tai nėra normalu, tai va šitą nuostatą ir dingo iš programos. Tai gal šitą Pavilionė yra nepatenkinti. Ačiū Jums. Norėjau pono Degenio paklausti, jūsų partijos skambus šūkis darom, girdim, matom, darom. Tai norėjau paklausti, ką jūs, ką nugirdot, Panevėžio krašte, ką padarėte, ką matot? Labai plati tema ir aišku, dar pusė minutės greičiausiai. Bet esmė tame, kad Povilas jau pasigyrė, aš taipogi pasakysiu, aš esu panevėžietis nuo pačių pirmųjų dienų iki dabar ir nežadu keisti savo gimtojo miesto. Man puikiai pažįstamos gimtojo miesto problemos. Aš šiuo metu dirbu Panevėžio miesto savivaldybėje tarybos nariu. Puikiai matau, deja yra viena sąlyginė sąlyga tokia. Labai norėčiau daug ką pakeisti, bet Povilo Urbšio atsta nekompetentinga komanda taip sėkmingai blokuoja visus tokius gerus norus, kad matome, kaip miestas griūna į liūną. Tai palaukim dar porą metų ir aš manau, kad kai žmonės neteks vilties, mes sugebėsime ateiti didžiąją daugumą į Panevėžio miestą, o jeigu aš dar būsiu ir Lietuvos Respublikos Seime, pasistengsiu, kad kuo daugiau verslo ateitų į Panevėžio miestą ir sudaryti sąlygas čia gyventi. Ačiū. Pone, čia gal neįsileisime tos diskusijos. Turėsite galimybę paklausti, Nes čia kažkaip tai diskusija, jo tokia meilė savotiška, socialdemokratų ir valstiečių, koalicija daro. Jau koalicija daro, bet ne iš anksto dar. Pone Šileiki, norėjau paklausti dėl jūsų partinės priklausomybės, nes prieš keletą metų priklausant Liberalų sąjūdžiui ir Liberalų sąjūdžio Panevėžio skyrius buvo jūsų narystė metams sustabdęs. Tai ką padarėte jiems ir kodėl dabar atsidūrėte jau kitoje partijoje? Ne, aš sakau, ne partinės esu, tai buvo Liberalų sąjūdėje nuosekliai nuo pat savo jaunystės, vaikystės, nes tėvai
sakyčiau, taip pat liberaliai auklė. Kaip sūnau pasiklausyti nebuosi ir duodavo pačiam apsisprendimo laisvę. O su liberalo sąjūdžio vyko turbūt diskusija tokia, bet labai aiškiai pasakiau, na, gerbėmieji, neturite būti uždaras klubelis arbatos, turite aktyviai veikti. Ir turbūt daugam nepatiko, vadovams nepatiko ir aš labai aiškiai pasakiau, na, turime atsiverti, dirbti, įsileisti naujus žmonės ir tada taip manęs mandagiai pasakė, gal su savo iniciatyvom truputį pabūgrėta. Na, ačiū, tikrai nesutapo tokie mūsų požiūrį. Tai čia taip mandagiai kalbant. Ačiū, tai galite nemandagiai pasakyti. Ne, negaliu, apie kolegas tikrai negaliu, nes aš bendrai esu, jeigu tai trumpai kalbant, už visų liberalių jėgų Lietuvoje susijungimą, nes nėra normalu, kada 3 partijos yra išsiskaldę ir galvoju, kad ir liberalų sąjūdis, liberalų, Laisvės sąjunga, liberalai ir dar kitos proliberalios jėgos turėtų būti viename vienyje. Dabar keisto to. Ačiū. Ir paskutinė replika labai trumpa, ponia Rupšytė. Tikrai, jeigu partijos mieste atsinaujins, kai po Seimo rinkimų pasikeitė kai kurių partijų skyrių vadovai ir taip atsirado gerbiamas Degėnas skyriaus poste. Ir kai tos partijos nuleidinėt kaip desantus iš Vilniaus savo šimtosius, kai galės partijos iškelti savo kandidatus būtent mieste, aš manyčiau, mes savo misiją būsime atlikti. Ačiū. Na, dabar žvelgiu į salę. O ar tu dabar leisim? Aš gal trumpai, tikrai nesinorėjau replikuoti, bet labai trumpai. Vėl, tautai žodį atiduodant, būkim maloni, liko pusvalandėlis. Pasigestų tos gerosios Leonido Donskio žinačios dvasios be pykčio. Pabūkime bent tą pusvalandį be pykčio. Dėkui, ir žvelgiu į salę, matau vyras kelia rankas ir iš karto prašysiu pirmenybę teikti tiems, kurie nėra komandų nariai, kad kuo būtų mažiau surežisuotų klausimų ir... Ypatingai tiems 7, kurie neapsisprendę. Dabar jau daugiau. Ir savanorių prašysiu panešioti mikrofonus. Vyras šitas kėlė ranką seniai. Suformuluokite tai klausimą. Ir kam, ar visiems, ar vienam? Visiems po vieną. Ne, vieną suformuluokite visiems, ar matysim, jeigu laiko liks. Kadangi aš praktiškai pažįstu jūs visus labai gerai, apie 80 metų išskyrus Anušauską, todėl aš, leisiu savo paklausti paprastus žemiškus klausimus. Pirmas klausimas, gerbiamas Urbšy, visur jūs deklaruoja, kad pagrindinis darbdavys yra žmonės, kurie jūs išrinko. Tai geras darbdavys savo žmonės saugo. Ką jūs padarėte? Jūs praktiškai per šiuos metus padarėte 60 bedarbių ir kalbant apie emigracijos sustabdymą. Kame reikalas? Patikslinkit klausimą dėl bedarbių. Patikslinkit klausimą dėl bedarbių. Kaip jūs padarėte? Jūs uždarėte mokyklas, mokytojus paleido ir ne tik, kad paleido be darbo, niekam nieko nepasiūlė, bet dar iš kai kurių labai gražiai, garbingai pasityčio. Vienas klausimas. Antras klausimas. Gerbiamas Urbšy, kadangi mano išsilavinimas nėra toks didelis, reiškia, aš paprasčiausiai jūsų paklausiu, kas tai yra judėjimas kartu? Judėjimas yra suburiamas iš bendraminčių, kurie yra aplink tave. Jeigu tai yra jūsų bendraminčiai ir jeigu yra jūsų darbuotojai, kurie kažkada dirbo STT ir jūsų agentai, tai man viskas aišku. Ir dar prie to paties. Jūs skelbėtės, kad jūs esat nepriklausomas kandidatas pats save iškėlęs. Tai kodėl jūs braunatės į pas Karbauskį ir ar jūs galvojate tenai braudamasis, kad ten darbo bus daugiau pagal jūsų specialybę? Kadangi jūs visur gyrėtės, kad per 15 metų aš pasodinau 30 žuliakų. Vienas klausimas. Leiskime atsakyti, neatsiminsim nei klausimų, nei bus laiko atsakyti. Bandysiu atsakyti. Iš tikrųjų yra tai, kad gal pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Kodėl aš esu politikoje? Aš apsprendžiu dalyvauti politikoje tam, kad sukurti alternatyvų pasirinkimą. Nes dirbdamas specialiųjų tyrimų tarnyboje aš mačiau vieną dalyką. Kiek mes beišvestume su antrankiais,
žmonės vis vien renka tos pačius. Tai pavyko sudaryti prieš 4 metus, kaip saviai išsikėlė, rinkau parašus ir kad žmonės vis dėlto išsirinktų tiesiog į savo stovą. Jie tą dalyką padarė. Kai artėjo savivaldos tarybos rinkimai, tikrai teko suburti judėjimą kartu, kurio tikslas būtent yra orientuotas į savivaldos atsinaujinimą Panevėžio mieste. Mums pavyko sudaryti visuomeninį rinkimų komitetą, konstitucijai įtvirtinta teisė ir nepartinio dalyvauti politiniam gyvenime. Taip mes sudalyvavome, taip išrinko merą, bet kad ir aš rekomendavau už juos balsuoti, jie netapo mano nusavybė. Jie turi kiekvienas prisimti atsakomybę už savo sprendimus. Jūs kalbate apie 60 bedarbių, tai yra susiję, kiek aš suprantu, su reorganizacija miesto savivaldybėje. Mokyklos. Jūs kalbate apie mokyklos sujungimą. Taip. Tai iš tikrųjų yra taip. Asmeniškai mano nuomonė buvo tokia, kad tikrai neskubėti su mokyklos sujungimu. Nes pirmoje eilėje reikėjo galbūt išbandyti tą variantą, kad Nevėžio mokykla, kurioje patalpų padaugėja, tai gali patalpų būtent panaudoti bendruomeniniams reikmėms. Bet ta dauguma, kur yra būtent taip nusprendė, ir pagrindinė tada sąlyga buvo mano, kad tas tuščias pastatas būtų išliktų bendruomeniniams interesams tenkinti. Taip ir yra daroma skirtingai negu ankstesnės miesto valdžios, kuri uždarė mokyklą ir iki šios dienos pastatas yra paliktas tuščias be priežiūros. Kitas dalykas. Pabandykim greičiau, nes ar turim kitiems. Tada 3 klausimai. Trečią atsakėt, kiek suprantu? Dar trečias. Ir tikrai dėl dalyvavimo dabar sąraše Valstiečių Žaliųjų sąjungai. Tai aš dalyvauju todėl, kad būtent šios partijos vadovas ir vadovybė pirmoje eilėje vertina ne partinį bilietą, o žmogaus kompetenciją ir vertybės. Šitame sąraše yra daugiausia nepartinių. Būtent viena iš pagrindinių programinių nuostatų sudaryti nepartinę profesionalų vyriausybę. Tai atitinka mano nepartinį interesą. Ačiū. Ir dabar. Good evening, ladies and gentlemen, dear candidates. I have a question for all of you. So, as I assume, all of you speak English. So, could you please briefly describe what is your vision for Lithuania and for Panevėžys region? And I would kindly ask you to answer in English. Thank you. Aš iš karto pasakysiu. Aš supratau jūsų testą. Tikrai aš neatsakysiu į šitą jūsų klausimą. Ir todėl, žinodamas savo trūkumus ir privalumus, aš atstovauju savo rinkėjus būtent Lietuvoje, būtent tobulinant Lietuvos įstatymus. Kai reikia atstovauti valstybės interesus, tai šiuo atveju pateikimai yra tam, kur iš tikrųjų yra valdęs užsienio kalbą. Bet žinot, kas man yra keisčiausia? Yra keisčiausia tai, kad jūs dabar pasakėte, bet yra tai, kad aš įsivaizduoju Prancūzijai. Atsistoja būtent reiškia rinkėjai ir prancūzų kandidatui jų parlamentą užduoti prancūzų. Ką prancūzas? Pone Urbšy, dabar kodėsi klausimas jums ir kitiems kandidatams. Ir jūs nurodėte savo anketą, kad jūs mokat anglų kalbą, tai rinkėjai nori įsitikinti, kad jūs tikrai kalbate angliškai. Man iš tikrųjų, aš kiek išgirdau, man tikrai reikia pasikartoti, bet iš tą suprantu, tai kad ėjo kalba apie Panevėžio miestą. Bet pone Urbšy, jūs mokat anglų kalbą ar nemokat? Tikrai aš anglų kalbos, man tam, kad susikalbėti, aš tikrai negalėčiau to padaryti. Bet jūs nurodote anketą, kad Tai, kad aš nenurodau savo lygį. Tai koks lygis pradeda keistis? Iš tikrųjų, tam, kad aš galėčiau kalbėti, man reikėtų skirti daugiau laiko kursams. Tikrai per tuos 4 metus, patikėkite, man nebuvo laiko laikyti anglų kalbos kursus. Jei gal tik nereikėtų rašyti anketą, kad mokat, čia turbūt čia. Aš esu anglų kalbos. I'm so sorry, forget your question. Yes. So, I will repeat the question. What is your vision for Lithuania and Panevėžys region? We're talking about vision of the country and of the city, of the center of the region. Aš lietuvių kalbą galiu atsakyti? Ar reikia angliškai? English, please. In English, please. My vision is so simple. I'm going to work for Lithuanian people. And Lithuanian people,
if I will see to need work hard and I'm so sorry, I'm very bad speaking English, so true, but I'm trying. Work for vision, this, see what's wrong in Lithuania, yes? And not really. A vision is how you see a country and the city, the center of region, after a huge amount of time. For example, after 10 years. Oh. What is your vision? Very good question, but this question in English is very. Ačiū, ponė Degelį, bet suprantu, jūs irgi nurodote, kalbant angliškai. Kaip suprantu, irgi reikėtų labai daug kartotis. Taip, bet aš pasistengsiu. My first language is French. Jeigu jūs man pasakysit, kokias 9 knygas išleido prancūzų ir anglų kalba, bent vienos pavadinimą, aš jums atsakysiu. Sakykit. Aš jums užduodu klausimą, aš ir Šiandien jūs atsisakot... Ne, tai... Taigi knyga jau parašyta. Jo. Tikrai dabar angliškai, žinai, neatsakinėsi, nes susikalbėti tikrai galėtume, bet, nu, toksai... Ne, tai 10 metų vizija čia reikėtų ilgai kalbėti, čia praktiškai visą knygą. Prašau angliškai. Ne, tai suprantu, bet sakau, gal atidėsi kitam geresnį. Supratau, kad dėl Pranašausko tikrai nebejoju dėl 9 knygų anglų kalba, o... Ne, 7 anglų, 2 prancūzų, bet kokiu atveju... Ne, dėja, jūs irgi neskaitęs, taip kad... Aš angliškai ne vienos neskaičiau. Vat aš žinau, bėda čia ne žurnalistų, čia apskritai visuomenės apsiskaitimo. Bijau, aš, kad paklausęs, nors išleidau 21 knygą lietuvių kalbą, jeigu aš paklausiau jūsų lietuvių kalbą pavadinimo arba bent skaitėt, jūs irgi man nepasakysit. Sakė, veiklos lietuvių bruožai. Gerai, žinoma. Viena, kuri pirmoji tai galva, bet... Salės klausimai toliau. Tiesiog visiems būtų kandidatams tas pats klausimas. Ponas Gintaras minėjo, kad jis mato viziją apjungimo Panevėžio miesto su Panevėžio rajonu ir tokių, sakykime, žiedinių savivaldybių Lietuvos mastu yra ne viena ir ne 2. Tai ar jūs tokią idėją palaikytumėt Lietuvos mastu, sakykime, Kaunas su Kauno rajonu, Šiauliai su Šiaulių rajonu, Vilnius su Vilniaus rajonu, Klaipėda ir taip toliau? Ar jūs kokią turėtumėt viziją būtent šituo klausimu? Tai vienas. Antras klausimas būtų, 20 metais baigėsi ES parama. Ir neišvengiamai matom ir spaudos, kad nusimato įvairiausių išlaidų, pavyzdžiui, gynybai. Ar pakliuvę į Seimą jūs didintumėt mokesčius? Taip, ta vizija žydį į Panevėžį, kaip sakiau, minėjau, tai matau lygiai taip pat ir kitus regionus, nes mes puikiai žinome, kiek yra administravimo išlaidų bereikalingų ir kaip žinome, kad daugumoje tos savivaldybės veikia efektyviai, kur dirba labai reformuota savivalda ir sujungus miestą su rajonu gautume 120 000 gyventojų, 30 rajone, 90 mieste. Dvi savivaldybės. Pirmiausia, tai administracinių resursų sutarimas lėšų, antras galėtume dalyvauti europinėse programuose, kartu parengiant bendrus projektus. Dabar, kada tenka spręsti vieną ar kitą projektą, turi derinti su miesto savivaldybė ir rajonų savivaldybė. Tai yra nenormalu. Tarp kitko, rajono savivaldybė suderina netgi greičiau negu miesto savivaldybė. Ir taip pat duotų lankstumą sprendžiant klausimus. Dabar žmogus yra vaikomas po koridorius eiti. Turėtų būti sprendžiama per vieną dieną, 2-3 dienas. Dabar valdininkas žiūri 30 dienų. Gal tam pirmiausia visi tą temą pasisakom, kad...
Čia visiems klausimas? Taip, visiems. Dėl sujungimo Panevėžio miesto... Nebūtinai visų tokių žiedinių, nebūtinai Panevėžio. Kad būtų ir kiti regionai Vilnius ir Vilnius rajonas kaip vienas vienetas. Ir kaip suprantu, net siūlo jungti savivaldybės, kad būtų mažiau... Na, jeigu kalbam apie valstybės ir savivaldos pertvarkas, iš tikrųjų vienaip ar kitaip anksčiau ar vėliau reikės apie tai kalbėti. Vienas dalykas dėl gyventojų skaičius mažėjimo. Dabar Panevėžyje 93, savo laiku buvo 125 tūkstančiai. Ir aš manau, kad klausimas anksčiau ar vėliau jisai ateis į mūsų dienotvarkę, dar jo išties nėra tokių pavydalų, nes savo laiku buvo kalba apie smulkinimą savivaldybių ir turim keletą pilotinių projektų, kurie ne visiškai pasiteisino. Bet kokiu atveju, kai kalbam apie valdymą, vis tiek reikės spręsti. Ačiū. Pone Genijui. Vėlgi visada priimant sprendimus reikėtų padaryti ekonominį vertinimą, iš tikrųjų, kiek mes sutaupytumėm ir kaip tai teisinga būtų. Aišku, mes dabar matome progresuojant Vilniaus kraštą, iš tikrųjų, kur mūsų didėjai protai nubėga visą darbo jėgą, iš tikrųjų, jau nori. Galbūt tai būtų galimybė sudaryti konkurenciją, bet tai turėtų būti jau, kaip sakant, vyriausybės pozicija ir Seime tam tikri priimti įstatymai, kad mes remtumėm tuos mažuosius regionus, kurie dabar jaučia labai didelę atotrūkį nuo, tarkim, Vilniaus miesto. Ačiū ir ponui Rupšiui. Lietuva išsiskiria iš ES valstybių tuo, kad pas juos vykus nuosavybinių laikų sustabdytos savivaldybės. 60 savivaldybių jūs nerasite, nebent Maltoje ar dar kažkokioje eilinėje valstybėje. Visos ES valstybės norėjo, kad savivaldybės turi būti mažesnės. Man atrodo, vis dėlto reikėtų spręsti administracinę, nes sujungti kažką tai ar neišjungti. Mes turime kalbėti apie tam tikrus bendrus projektus. Pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie pritraukimą darbo jėgos Panevėžio mieste, reikia pažiūrėti, kas yra Panevėžio rajone. Mes jau kalbame apie tai, kad būtų lankytinas Panevėžys ir Panevėžio rajonas, tai tos pastangos turi būti apjungtos. Antras dalykas yra tai, kad turi aiškiai būti akcentas padarytas į regioninę politiką. Būtent regioninės politikos dėmuo būtų vienas iš svarbiausių dalykų, kuris leistų tolygiai vystytis, sakykime, regionams. Ir antras dalykas yra tai apjungti tas pastangas tiek miesto ir rajono. Pone Rupšiui, gal iš karto atgal nuo jūsų pradėsim. Dėl mokesčių didinimo ir kokių, ar planuojate apie Seimo narių mokesčių didinimą? Jeigu mes kalbame, kodėl mes turime tai, kad jeigu trūks ES pinigų, ar mes turėsime pradėti didinti mokesčius. Man atrodo, vis dėlto tam dalykui tikrai reikia pasiruošti. Pasiruošti galų gale efektyviai ištraukinėti būtent finansus iš šešėlio. Tai, kad valstybė yra 25% šešėlio, tai nėra normalu. Man atrodo, mes turime sukurti tokią sistemą, kad žmogui apsimokėtų mokėti mokesčius. Tai va, kai mes tą dalyką padarysime, mes tikrai tada surinksime daugiau mokesčių, kurių nereikės didinti. Ačiū, ponas Degenis. Aš dabar šiek tiek pasimečiau, aš pasižymėjau apie ES paramą iki 20 metų. Ir aš netaip išgirdau, bet girdėjau apie... O apie mokesčių trečią Tas etapas, koks iki 20 metų dabar numatytas ir toliau, kaip ir nieko nenumatyta europinės pagalbos. Tai kaip dabar bus... Kas bus patėlišų? Nesenai kalbėjau, aš supratau klausimus, rašiau taip. Nesenai kalbėjau su finansų ministrė ir mane patikino, kad tos darybos vyksta, kad ta parama būtų pratęsta iš tikrųjų. O jeigu 20 metais jau taip susiklostys pagal tą pirminę sutartį, kad mes tapom nedonorinę šalimi, o patys jau teikiame donorystę, aš manau, kad mes turėjome per tuos metus susitikrinti taip, kad mūsų ekonomika ir sugebėtų donoruoti kitas valstybės. Deja, mes daugiau akcentavome tos projektus, kurie, aš nežinau, ar teismo naudos, taip kaip arėnų pastatymus ir taip toliau. 20 metai bus mano galva, bet tai yra mano asmeninė nuomonė, jeigu mes netenkame europinės paramos, labai didelis išbandymas Lietuvos valstybės. Ačiū, panas Anušauskas. Turiu pasakyti, kad kiekviena šalis anksčiau ir vėliau sprendė tą dilemą dėl Europos paramos ir mums tas dilemas reikės spręsti 20 metais, tačiau tik turiu paneigti, kad išnyks, visiškai išnyks parama. Ji sumažės, bet ji neišnyks. Ženkliai sumažės, bet vis tiek neišnyks. Ir čia jau klausimas, kur tie pinigai bus nukreipti ir kaip panaudoti. Kaip panašiai reikės?
iš ties kai kurios programos bus be abejo, bet tragiškiausia yra tai, kad mes per paskutinius 4 tuos metus iki 20 metų, bent jau Panevėžio savivaldybė kažkodėl nėra parengusi projektų, rimtų projektų, kur galėtume dar pasinaudoti tą didžiąją gerąją galimybę. O po 20 metų, aš manau, ir šiuo metu jau yra daug neracionaliai naudojama ir europinė parama, ir mūsų visų mokesčių mokėtojų surinkti pinigai. Kada sveikas protas nugalėtų ir išmoktume, sugebėtume kiekvieną centą prasmingai panaudoti, aš manau, tikrai mokesčių po 20 metų ir dabar nereikėtų kelti, nes tokio pasitaškymo kartais įspūdis susidaro, kaip, žinot, iš jūros grįžęs girtas jūreivis taškosi pinigais, kol dar turi, po to kišenį grįžta. Tokių dalykų neturėtų būti. Ačiū. Kiek suprantu, turim klausimą internetu. Dabar... Dėkui. Vienas klausimas iš mūsų žinau karininkų platformos. Aš iš anksčiau pasižiūrėjau, klausė Facebooko narys vardu Viktoras. Jūsų požiūris į medicininių kanapių įteisinimą Lietuvoje. Jeigu galima trumpai 30 sekundžių. Aš už būčiau. Nežinau, ką turi klausėjas galvoje. Lengvuosius narkotikų žolę vadinamą. Jo, bet žinokit, šitoje platformoje tai yra trečias klausimas, analogiška tema. Aš visus atsakiau ne, bet medikai, aš manau, kad be medicininių kanapių turi efektyvių vaistų, kurie gerokai geriau veiks organizmą. Ir gal vieną tik tai repliką, jūs iš šitos platformos paėmėt klausimus, taip? Iš transliacijos. Bet žinau, ką renku, tai iš tikrųjų ten yra kiekvienam iš kandidatų užduodami klausimai ir kiekvienas esam gavę daugiau kaip po 40 klausimų. Kol kas aš esu atsakęs vienintelis iš esančių kandidatų, kiek žinau, ne vienas iš jūsų neatsakė, tame tarpe ir panevėžiečių klausimus. Tai aš kviečiu likus 4 dienom iki išankstinio balsavimo tai padaryti, kolegos. Kadangi nesenai teko skaityti mokslinį straipsnį tą temą, tai galiu pasakyti, kad yra dvejopos nuomonės. Vieni medikai teigia, atlikę tyrimus, kad medicininės kanapės yra efektyviau už morfijų ir yra taikomi vėžiniais susirgimais sergantiem ligoniam kaip nuskausminamoji priemonė, kada organizmas tiesiog pripranta prie morfijaus ir tai yra vienintelė galimybė sumažinti skausmingumą. Mes vėlgi turime kalbėti apie tai, kad tai būtų pagrįsta medicininiais tyrimais. Tada galime pradėti kalbėti apie jų legalizavimą ar nelegalizavimą. Jeigu tai duotų naudos ir būtų griežtai apribotas jų naudojimas, tai galima naudoti, aš nematau nieko blogo. Ačiū, ir ponui Rūpšiui. Jeigu mes kalbėtume apie problemą, man atrodo, pirmoje eilėje mes turime įvardinti problemą narkotikų Lietuvoje. Kiek prisidengiant būtent medicininiam kanapių problema, norima vis dėlto auginti kitas kanapės, kurios ir narkotinės medžiagos. Man visuomet keista yra, kai va tokie klausimai labai aktualizuojami ir pasiekia tokį lygį, kuris atrodo vienas iš svarbiausių. Ar mes čia tiksime NATO, ar ne, ar Europos Sąjunga, ar mes įteisinsime medicinės kanapės. Vokietija ir Italija svarsto šitą dalyką ir tai nėra prieėję būtent išorės. Man atrodo, pirma mes sulaikykime narkotikų problemą Lietuvoje, tada pradėkime galvoti apie medicininių kanapių teisę. Ačiū ir dar norėčiau porą klausimų iš salės, kad būtų galimybė užduoti. Mačiau čia, kiek jie ilgą laiką kėlė. Sveiki, taigi turbūt visi vertinate mūsų valstybės narystę NATO. Tai toksai trumpas labai klausimas ir labai prašyčiau negūglinti. Tai NATO sutarties 5 punktas buvo panaudotas vienintelį kartą. Labai norėčiau, kad jūs kuris nors vienas pasakytumėte, kada jis buvo panaudotas ir taip pat koks tai yra tas 5 NATO sutarties punktas. Ačiū. Tai ką dabar darykime, visi žino, arba gal leisti, prašau. Kuris pirmas norės pasisakyti šią temą? Saugumo komiteto gal darys.
5 straipsnis Šiaurės Atlanto sutarties, tai yra, kad besąlygiška pagalba šaliai, jeigu ji bus užpulta. O jis buvo aktyvuotas po 2001 metų rugsėjo 11-osios. Tai nebėra ką toliau atsakyti. Ačiū Jums. Gale klausimas. Matau, ir matau dar ponė su marškinėliais. Pirmiausia, gal gale. Jaunuolis gale. Dama su marškinėliais, jinai, kaip suprantu, štabo narė. Aš gal truputėlį grubesnį klausimą užduosiu susijusi su mūsų valstybės gynyba. Dabar labai aktualia tema Europos Sąjungoje, tai aš norėjau paklausti apie atvykėlius, naudojančius daug tobulesnį ginkluotę ir eksperimentinį kamufliažą ir darančius vienuolių ir atnėjančius savo galę ir profesionalumą miškuose. Žvėriškai blogai girdim. Vis dar ieškomi Lietuvoje 2006 metais, nuėdėjęs termometrinio kamufliažo atvejais, tai norėčiau paklausti, kieno tai reikalas yra. Ar tai yra Lietuvos policijos, Lietuvos nacionalinės gynybos? Tai vienoje rinkoje nusipirkti 3 2006 metais Anglijos rinkoje teisinti termometrinį kamufliažą. Tai yra nematomumo kostiumas. Aš širdien nesupratau nieko, gal šalia sėdinti. Tai šviesą laužinti medžiagą, tekstilinė medžiaga. Tekstilinė medžiaga šviesą laužinti. Kas su juo? Klausimas. Tai yra kamufliažas. Aš norėjau paklausti Lietuvoje, kieno tai reikalas. Ar Lietuvos saugumo, ar policijos, ar vadinamojo judėjimo žaliukas. Aš nežinau. Galiu atsakyti. Iš tikrųjų, iki neseno laiko kamufliažines uniformas be skiriamųjų ženklų buvo galima netgi Lietuvos kariuomenės naudoti tiems, kurie neturi tos teisės. Mes savo laiku, čia kai visi prakalbo apie hibridinio karo grėsmės, įstatymuose įvedėm patikslinimus ir iš tikrųjų aš manau, kad jie dabar veikia ir tos sąlygos, kurios buvo ar prieš 10 metį, ar net prieš 5 metus, ko gero dabar būtų joms sunkiau susidaryti. Tai taip, čia dėl hibridinio karo buvo. Ačiū. Poniai su marškinėliais duosim. Labas vakaras, aš turiu klausimus. Pirmas klausimas yra jums istorikams. Kadangi aš nesu istorikė, klausimas būtų toks. Apibrėžti du terminus - laikmetis ir istorija. Kodėl aš tą klausiu? Klausantis jūsų debatų, truputėlį pasijuto toks susipriešinimas, kurie tarnavo tarybinėje armijoje, kurie šioje armijoje. Kito kartų konfliktas. Paskui iš mūsų yra reikalaujama mokėti anglų kalbos ir visą kitą. Mes nieko nekalti, kad gimėme ne tuo laiku, tarybiniais laikais. Pavyzdžiui, aš, o šitie asmenys lankė netarybinę mokyklą ir aišku, savaime kilo nesusikalbėjimas. Ir aš labai atsiprašau, gerbiama Šeipytė, jūs tikrai gynėte, ne dvare, bet tuo metu ten buvo ligoninė. Antras klausimas. Tuo metu, kai jūs klausimas yra susipriešinimas, mes esame nekalti dėl laikmečio skirtumo. Antras klausimas asmeniškai dėlėjimui. Aš siūlyčiau šitos asocialios moters problemą, kurią jūs siūlėte išspręsti, apribojant jos vaisingumą, šitą drastišką priemonę pritaikyti tos pačios lyties partneriams, lygiai taip pat drastiškai jiems pritaikant sterilizaciją. Išnyktų visos problemos. Tai jie vis tiek negalėtų turėti. Aš kadangi vienas gavau klausimą, kad atsakyti. Atsakyti, nes kitas tai iš pačių labai... Gal jūs labiau moksliškai esat už mane pasidomėjusi, bet aš negirdėjau nei vienų medicininių išvadų, kur vienalytė partnerystė neštų vaisingumą. Nepykit, iš tikrųjų, neįmanoma, net fiziologiškai. Ačiū poniai. Ir dar vyras klausė gale. Tokios klausimas visiems kandidatams. Matome, susidurime su ta problema, kad
nesusikalbam apie lytinį švietimą absoliučiai. Kokia dabartinė problematika ir nuo kada turėtų lytinis švietimas prasidėti? Nuo kada tai turėtų būti išvystoma vaikuose? Gerai, jūs turite mikrofoną, galite pradėti. Taip labai trumpai, kaip pusės minutės. Jeigu mes kalbame apie lytinį švietimą, tai galbūt mes turime aiškiai suvokti, kokį tikslą mes keliame. Nes jeigu mes keliame tai, kad išlaikyti vis dėlto lytinį potraukį ir žmogų vertinti kaip lytinio potraukio objektą, tai yra viena problemos pusė. Kitas dalykas yra, kad lytinis švietimas tai yra sudėtinė dalis tam suvokti tą kitą asmenį, pajusti jo būtent brandumą, pajusti pirmoje eilėje per dvasinį ryšį, po to reikia per lytinį ryšį. Dėl to, nuo kokio amžiaus reikėtų, sakykime, šviesti, atvirai pasakius, man būtų blogai, jeigu Seimo nariai taptų specialistais ir pradėtų nurodinėti, nuo kokio amžiaus reikėtų tą padaryti. Ačiū. Vėlgi labai sudėtingas klausimas, nes kiekvienas žmogus yra individualus. Jeigu mes kalbėkime apie tai, jeigu tas jaunas žmogus nesidomi ir jis dar yra savo vaikystės pasaulyje ir mes tikrai norime perkelti tą ribą, kada jis atsiduria suaugusiųjų pasaulyje, ar ko ilgiau užlaikyti jam į vaikystės pasaulį. Tai yra labai individualu. Aš manau, kad kiekvienas iš tėvų turi pareigą apšviesti vaiką. Jeigu tai yra vaikas, kuris auga socialinės rizikos šeimose, mes turėtume užtikrinti tai, kad socialinis darbuotojas atliktų tą funkciją. Bet tai yra labai individualu. Aš nemanau, kad apie pasiekmes lytinio bendravimo, tai mes privalome šviesti. Bet kada informuoti tą žmogų, tai čia yra labai individualu. Pone Nušauskai. Aš atsakysiu gal kiek kitaip klausiančiam. Rekomenduočiau dabar Oskaro Koršuno spektaklis Kankinys rodomas. Kaip tik kalbam apie šitas problemas, kaip tik mokinio-mokytojo konfliktas. Siūlau tikrai pasižiūrėti, žinokit, gausit meninę formą atsakymą į šį klausimą. Nebereikės lytinio švietimo pamokų. Žinokit, praktiškai. Ponas Šileikis. Taip, apie lytinį švietimą dažnai nesutarė psichologai, pedagogai ir sunku tam turbūt išsiaiškinti, kada tas metas. Aš manau, kad protingai elgiantis, tai be abejonės pradžia šeimoje, nors dažnai būna šeimoje tabu, tai tada visi gatvės mokyklą praeina. Ir dažnai mokyklose tos pamokos, nežinau, dėstomos kaip kažkokia, tokia forma, kur nei mokytojai labai patogu, nei mokiniui. Nėra to normalaus santykio. Aš manau, kad čia labai subtilus klausimas ir turėtų patys turbūt pirmiausia sutart sveikatos specialistai, psichologai ir tie žmonės, kurie galėtų patart, o jis turėtų būti, aš manau, kiek galima anksčiau, kad tos pasiekmes visiems būtų aiškios. Kokios, sakykime, gali laukti pasiekmes, jeigu tu vienaip ar kitaip elgsiesi. Ačiū. Na ką, mūsų debatai atėjo pavardę, bet dar turim du įdomius dalykus. Tai vienas iš jų bus, kad šitos iniciatyvos rengėjai, žinau, ką Janku nori, kad jūs pagalvotumėt ir visiems pasižadėtumėt patris paštas, jeigu būsite išrinkti į Lietuvos Respublikos Seimą, tai jie nusifilmuos ir vėliau tas, kuris bus išrinktas, seks ir vėliau užduos kadencijos eigoje, kadencijos pabaigoje. O dabar dar vienas trumpas klausimas visiems kandidatams, už ką balsuotumėte iš esančių arba iš tų, kurie kandidatuoja, bet šiandien netvyko, tik ne už save. Tai, nuo pono Urbšio pradėsiu, už ką balsuotumėte iš vakarinės apygardos kandidatų? Už save negalima. Mikrofoną pono Urbšį. Prašau. Ar yra bendraminčių už tą kandidatą balsuočiau, kuris iš tikrųjų jau yra ne žodžiais, o darbais įrodęs dėl to savo vertybės. Pirmoje eilėje žiūrėčiau ne žmogaus partinį bilietą, o būtent jo sąžinę. Kaip jis sugeba atstovauti tą tiesą, ar jis nebijo būti vienas. Tai kuris konkrečiai aš turiu minėti? Tai gerbiamasis, kaip tokį dalyką aš turėsiu minėti, tada aš ir balsuosiu. Kol kas neturit? Kol kas neturiu. Dėkui. Aš manau, kad aš tada sugadinčiau biuletenį.
Mačiau, kad šitas klausimas jau užduotas, žinau, ką renku platformoje visiems kandidatams, jau susirašiau vos ne telefonu jį atsakinėti, bet atsakysiu taip. Na, pirmiausia, iš ties galima visada pasverti, ar žmonės linkę betarpiškai bendrauti su savo rinkėjais ar ne. Ir manau, tai būtų viena esminių savybių, o toliau žinoma, kad pagal artimas ar panašias bent jau vertybės. Bet išgirdot vertybės, tai yra žmonių, už kurių galėtumėt uždėti. Aš matau čia tik tai pusę kandidatų. Supratau, ponas Šileikis. Visi ir čia esantis, ir nesantis kandidatai turi geras savybės. Taip, kad vienas iš mūsų visų tikrai vertas būti išrinktas, o balsuoti be abejonės net ir fiziškai tiesiog negalėčiau, nes kita rinkiminė apygarda. O jeigu kalbant rimtai, išties visi nusipelno tikrai pagarbos. Nė vieno išskirti negalėčiau, o dėkoju, kad garbingoje kovoje mes kartu dalyvaujam ir patys žmonės išsirinks geriausią. Gal tada mikrofoną tik nepadėkit, dabar nuo jūsų galo paskutinė tema, jeigu būsit išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą, jūsų 3 pažadai rinkėjams. Taip, tai pirmasis už didįjį Panevėžį, kaip sakiau, miesto ir rajono vienas administracinis vienetas. Antras, ypatingai Panevėžiui turbūt irgi svarbus, kad Panevėžio termofikacinė elektrinė dirbtų optimaliu našumu, nes kainos artėjant ir tam šildymo sezonui yra milžiniškos, didelės, nors pradėjus naudoti biokūrą jos jau stabilizuojasi. Ta, manau, jau turėjo ir šios kadencijos Seimo nariai pasiekti dėja. Ir labai konkretus yra Verdenės mokyklos pastatas, būtent vakarinėje apygardoje, apleistas, paliktas. Aš manau, didžiulė klaida buvo netoliagraiškumas ir dabartinės miesto vadovybės įkurti ten jaunimo ir bendruomenių multifunkcinį kultūros centrą. Ačiū, ponas Nušauskas. Panevėžys nėra atskirtas nuo Lietuvos, dėl bendri sprendimai, kurie priimami, veikia bet kokiu atveju visus. Kadangi aš suprantu, kad dažniausiai visiems suprantamos supaprastintos schemos, bet pasiekti rezultatą reikia daugybės veiksmų. Na pavyzdžiui, aš galėčiau pasakyti, kad taip sieksiu bent jau nacionalinio saugumo srityje privalomos karinės tarnybos. Tačiau galiu pasakyti, kad jos neįvesim mes per metus, netgi per 2. Planuojam, kad galbūt per 4 metus tai pavyktų padaryti, net ir pakeitus įstatymus. Antras dalykas, dėl aukštųjų mokyklų konsolidavimo klausimas, švietimo reforma, kad būtų kokybiškas išsilavinimas gaunamas ten, kur išties yra tam galimybės. Ir Panevėžyje gali būti tokios galimybės ir iš dalies ir yra. Tačiau vėlgi įstatymas vienas to nepakeis. Reikia vėl komplekso priemonių, kad būtų įvykdyta reforma, kad būtų pasiektas rezultatas. Todėl aš tiesiog noriu pasakyti, kad kiekvienu atveju mes norime paprastų sprendimų, bet sidabrinės kulkos nėra. Reikia daugybės veiksmų. Ačiū, socialdemokratų atstovas. Visada visus kažkaip pastato rėmus. 3 siūlymai, 3 variantai, 3 pažadai. Gerbiamieji, pirma, ką aš pažadu, tai tikrai stiprinti vaiko teisės. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, tikrai daug dirbsiu švietimo srityje, kurioje matau, kad reikalingi daug pokyčių. Trečia, tai yra labai paprasta. Aš dirbsiu pagal tuometės aktualijas. Jeigu aš matysiu, kad tas klausimas aktualus ir jis reikalaujantis sprendimų, tai aš tikrai būsiu vienas tų Seimo narių, kuris pabandys įspręsti jūsų aktualias problemas. Vienintelį pažadą, kurį jums tvirtai duodu, kad nebūsiu tas nematomas Seimo narys, būsiu tas dirbantis, matomas Seimo narys. Ačiū. Ir ponas Urbšys. Iš
Iš tikrųjų, man atrodo, kad būtų konkretesnis atskaitos taškas, tai reikėtų konkrečiai pasakyti dėl darbo kodekso. Balsuosiu prieš darbo, kaip balsavau prieš darbo kodeksą, kuris paragina socialinį teisingumą, tai darysiu viską tai, kad būtų inicijuotos pataisos ir pataisyti ir atsistatyti tą tiesą. Jeigu mes kalbame apie valstybinės kalbos statusą, tikrai viską padarysiu, kad valstybinės kalbos statusas būtų išsaugotas. Trečias dalykas yra, jeigu mes kalbame apie tiečių dalyvavimo sustiprinimą, tikrai darysiu viską, kad būtent prioriteto prie tiesioginio Seimo rinkimų būtų įvestos 2 savivaldybės pakopos, pirma ir antroji, kad atsirastų tarėjai būtent teisme. Ketvirtas dalykas yra, tai neleisim Seimą paversti skirtuojant užimusius atsakomybės. Ir pasakysiu prieš piktnaudžiavimą teisinį imunitetą. Ir pabaigai norėčiau pasakyti taip, kad tikrai gerbsiu bet kurį jūsų pasirinkimą, nes pasitikiu jumis ir jūs išrinksite patį geriausią. Nebūtinai čia sėdinčią, galbūt ten nesančią, bet tikrai jūsų pasirinkimas bus vertas pagarbos. Ačiū. Na ką, aš labai dėkoju visiems 4 kandidatams Autorinės apygardos, kurie rado laiko ir atvyko, kai kurie iš toli į Panevėžį šiandien buvo su mumis. O labiausiai dėkoju tiems panevėžiečiams, kurie atėjo čia, kurie klausėt, ir taip pat Facebook žiūrovams ir tie, kurie mus matys per Delta TV. Taigi gero vakaro ir viso geriausio.